Sport kazino lošimo automatai, ruletė, stalo lošimai, lažybos. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Meistriškumas tai neprarasti improvizacijos. Net jei turi sekti juodu ant balto, sugrok tai naujai. Kūrybiškumas ir geras skonis ne kiekvienam duoti. Todėl geriems tik plojimai, o geriausiems ovacijos. Kaip užstrigusi plokštelė nieko naujo nesugros, taip ir pasikartojantis meistras nepasieks didžiosios scenos. Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai. Ponios ir ponai, labas vakaras, Palanga! Yes! Sveiki atvykę į fantastiškąją Palangą ir šį vakarą. Man yra didžiulė laimė, mano vidinis vaikas tiesiog dabar eina iš proto. Dėl to, kad man pavyko prisikviesti žmonės, kurie formavo mane kaip asmenybę, galbūt dėl to ta asmenybė taip ir nenusisekė. Ponios ir ponai, tai yra žmonės, kurie mane išmokė didžiosios dalies keiksmažodžių, kuriuos aš žinau. Kitą dalį išmokė mano tėtis, kuris pakliuvo į mano spęstus šernams pastus. Tai yra žmonės, kuriuos aš myliu ir gerbiu nuo tų laikų, kai mes dar net nebuvome pažįstami. Tačiau dabar jie yra čia. Tai yra, kaip jie patys mėgsta save įvardinti ir kaip norėtų būti įvardinti legendinė Lietuvos grupė. Padarykite triukšmo ir pasitikite Žas! Hey, naujininkų pakraščiai! Pastoviai sutinės momentų. Štai ir jie, ponios ir ponai. Aš dabar esu tiesiog... Aš tiesiog džiūgauju. Ar jūs žinote, kokią jūs įtaką esate padarę vaikams, kurie augo kartu su jūsų muzika? Neigiama. Nu, arba pažiūrime Justiną, jisai žmogum užaugo. Žiūrėkit, man pavyzdžiui, aš noriu pradėti nuo to, kad kai aš klausiausi, o aš mėgstu paskaityti jūsų mintis, pažiūrėti, ką jūs veikite gyvenime. Kaip pavyzdžiui, Ezopas sakė, kad kažkada gyvenime yra palikęs Žas dėl to, kad suprato, kad daro neigiamą įtaką vaikams. Aš tuo metu tik taip atrodė. Taip, tai aš noriu iš karto tik tai oponuoti gerbiamajam Linui vien tik tai dėl to, kad ne. Jeigu jūsų dainos nebūtų man paaiškinusios, kas vyksta gatvėse, aš būčiau ėjęs bandyti išsiaiškinti pats. Bet dėl to, kad aš žinau, kad vaikystėje jis praleido Naujininkų rajone, mediniai žaislai, užsikimšusi vonę ir kad motina po dėdėm skirtingais gulėjo, kol tėtušis ant narų sėdėjo. Aš tada išsiaiškinau, ką reiškia narai. Aš išsiaiškinau daug dalykų. Jūs, Žasai, būtent mane supažindino su terminu smaukyti. Tikra istorija, aš sėdėjau... Kiek tuo metų buvo? Man buvo per mažai metų, kad aš žinočiau, ką reiškia smaukyti. Aš sėdėjau ant galinės savo tėvų mašinos sėdynės ir aš jiems kartojau, kągi man dabar daryti, gal paimti ir pasmaukyti. Mano tėvai buvo per daug santūrus, kad man išaiškintų, kad galbūt tai nėra visai tai, ką turėtų mano sūnus man dainuoti. Bet automobilyje. Aš savo mamai dainavau šitą dainą, repavau šitą dainą. Bet jeigu jūs manęs nebūtumėt su tuo supažindinę per savo dainas, aš nebūčiau žinojęs, ką jie reiškia. Dėl to aš norėčiau jums labai padėkoti už savo vaikystę. Tai yra, jūs darėte labai didelį įtaką man ir viskas gavosi gerai. Paplokite Justinai iš gražius žodžius. Mes žinai, kažkada Ozis Osburnas yra pasakęs, kad aš bandau išuostyti visą kokainą, kad vaikam neužtektų, žinai. Tai mes bandėm išgerti visą Starką, kai buvom jauni, kad tau neliktų. Ir tu žauktum žmogumi. Ir dar pliusas, Justinai, tu tikiuosi anksčiau pradėjai smaukyti. Ne. Ta prasme, tu dar to nedarėjai, išgirdęs. Ne, aš smaukyti pradėjau klausydamas Užas. Gal ir ne taip, bet... Palauk, kiek metų tau buvo, kai tą dainą tu išgirdai? Nežinau. Kuriais metais čia jau? Dabar čia lenkiam prie to, kelius tu pradėjai smaukyti. Aš pirmą kartą, aš supratau, kad manęs niekas nesupažindino su konceptu, žinai. Aš nežinau, ką tai reiškia. Dėl to pirmą kartą, kai aš tai dariau, aš tiesiog bandžiau išsiaiškinti, kur mane tai nuves. Nes aš
pirmą supratau, kad man patinka trintis į dalykus, tada supratau, kad bet žmogui rankos duotos ne vien tik tai plūgą laikyti, žinai. Ir tada kažkurioje vietoje aš tiesiog bandžiau išsiaiškinti, kur mane tai nuves, o nuvedė prie, tipo, ir supratau, prie gražios šeimos, kiek žinau, prieš ir privedė prie to, kad dabar turiu Leoną ir Gretą, taip. Lemba, aš tai kada negalvojau, kad aš rausiu. Apie tai kalbėdamas. Gerai, tai dėl to, kad mes susirinkome kultūringoje publikoje, kultūringoje vietoje, o kada patys pradėjote smūgti? Kad jau prakalbam apie tai. Mano pažintis tokia įdomi su to buvo, nes aš turėjau kaimyną Raigardą. Ir jisai tau padėjo. Ne. Žiūrėk. Tai yra labai... Jeigu aš būčiau turėjęs kaimyną Raigardą, man irgi būtų visas procesas buvęs daug mažiau skausmingas. Tai aš tą žodį... Raigardas buvo kunigas. Tu mašinoje išgirdai dainą, ar ne? Ir žodį tą. O aš iš vaikų kieme išgirdau, bet jie buvo vyresni gerokai už mane. Taip. Ir jie sakydavo, Raigardas sakydavo, aš šiandien prismogiau kibirą. Žiūrėk, aš būdamas mažas, aš galvodavau, ką jie ten daro, blemba, žinai? Bilai. Aš norėjau pasakyti, kad Raigardas turbūt sakė, pridročinau Malafeiku. Bet Bilai, mes jau vyresni kažkaip. Nu gerai, viskas. Raudonis muša. Baigiam, ne? Apie... Baigiam? Draugiškai. Baigiam, kad... Baigiam kibirą. Gal... Tai va, ir dar viena mano svajonė. Ar galima aš pakelsiu bokalą su žąsais? Yeah, bro. Pas Azopą nealkoholinis. Pas mane irgi. Kodėl? O man vairuoti reikia. Aš čia vienas toks? Ne, broli. Pas mus visus nealkoholinis. O ką geriausiai veiks nealkoholinis, mes išsiaiškinsime po kažkur tai mūsų pokalbio viduryje. Gerai, tai žiūrėkit, jūsų pati grupė, jinai turėjo alternatyvų pavadinimą, kuris buvo geriausias dalykas, kuris gali nutikti su mokykla, tai yra, kad jie gali sudeginti kažkaip taip, ne? Ja, geriausias... Ne, mokykla turi tik vieną gerą savybę, ją galima padegti. Va. Čia mums, kai mūsų krikštatėvis patriarchas Andrius Mamontovas paskambino Trusabakai ir pakvietė apšildyti foje kažkada. Čia buvo momentas. Jūsų grupė susikūrė ant bajerio, ne? Iš tikrųjų, mes nuo kokių 12 metų įrašinėjom kasetės, ten dainavom visokias nesąmonės ir tai niekada neturėjom realaus pavadinimo. Mums tiesiog buvo linksma tai daryti. Ir kai mes įsidarbinom M1 su Tru, mes gavom kompiuterį, kuriame galima profesionaliai sumontuoti muziką ir pradėjom ten kurti vieną, antrą ten dainą. Ir kažkaip, kai apsilankė ten Andrius Mamontovas interviu, keletą kartą išėjome, mes visiems duodavom paklausyti. Ir dar jisai studijai dirbo. Ir kai mes buvom metalistai, jisai mums padėdavo klavišus ten įgroti į mūsų demo kasetės. Okay. Grupės Regredior. Va, su Maikute vienas vaikinas sėdi. Mūsų grupės pirmos metalo. Wow, tai, geras. Tai Andrius Mamontovas šitos grupės demo kasetės įgrodavo klavišus. Ir po to, kai mes įrašėm pirmą dainą, kurią, kaip mes įsivaizdavom, turi skambėti popsas, tai jinai buvo daina, kuri vadinasi Debilas ir bažnyčio debilas. Ir skambina maždaug. Debilui dievais, nepadės. mes taip įsivaizdavom popsą. Gėlų. Jo, ir tada Andrius Mamontovas, matyt, jisai buvo, šiaip iš tikrųjų, jisai giliai širdėje yra metalistas. Oi, visiškai. Ir jisai tiesiog pamėgo mūsų už tas dainas išgirstas ir paskambino Tru ir sako, aš girdėjau ten tokią grupę vieną, pogrindinę, nežinomą. Gal tu jos pažįsti? Sako Marius, jo pažįstu, o ką? Sako, gal galėtum jiems perduoti, kad grupė foje kviečia jos į Vingio parką apšildyti. Kas yra nelabai įprastas dalykas, kai grupė turi vieną dainą ir ją pasikviečia tuo metu didžiausia Lietuvos grupė foje
jų buvo 10 metų jubiliejinis koncertas. Taip. Žinok, 95 metai. Mamontovas čia tikrai elgėsi labai racionaliai. Žinau, kad jie tikrai neperspėjo su jo, su viena daina. Čia kaip kad... Labai atsargiai ir Taip, čia kaip teisingai. kad Beyoncé visą laiką pasiema šūdiną šokėjas vien tik tai tam, kad atrodytų, kad gerai jinai šoka. Ne, panašiai. Tai yra gudru? Tai yra gudrus ėjimas? Bet jisai pakišo matį savo vis tiek. Taip, kaip kad būna tos... Aš kažkada netgi esu turėjęs bitą apie tai, kaip merginos pasiema negražią draugę tam, kad atrodytų gražesnė palyginamoji metodu. Ir liūdniausia yra, kai matai klube 2 krokodilus ir abudu galvoja, kad pasiėmė negražią draugę. Tai čia Andrius iš jų... Kaip čia, kalė jums krokodilą? Tokių negražių pasiėmė daug. Taip. Tai va, bet tada esmė jūs tokia, kad buvote priversti. Mes neturėjom pavadinimo. Tai mes dabar galvom, kaip mes eisim apšildyti tokią žinomą grupę kaip Foje, neturėtum pavadinimo, ne? Atsisėdom su Trusabako virtuvėje, sakom, davai sugalvojam pavadinimą. Na ir pirmas į galvą šovės buvo, mokykla turi tik vieną gerą savybę, ją galima padegti. Nes mes buvom tokie pankai širdyje, žinai, ir tuo metu buvo pankroko tokia kažkokia grupė, visa tai, kas yra gražu ir yra gražu. Taip, fantastiška grupė. Fantastiška grupė. Pavadinimas geras, ne? Įsimenantis. Tai mes irgi turėjom tokį ilgą, įsimenantį, žinai. Bet kita alternatyva buvo žertva ant smūgio. Ir tuo metu tas rusiškas žargonas buvo kažkaip amangos ir žertva tai toksai... Man labai patinka, kaip tu sakai tą žodį. Dabar su lietuvino, žinai, tokia žertva. Žertva. Nu, jo, Pizė. tada būdavo abarotnė, žertva. Čia lygiai taip pat, kaip kai mano Greta, mano žmona Greta, kai jinai kalba rusiškai, dėl to, kad jinai jau yra iš tos kartos, kur nebekalba rusiškai, tai jinai sako bliet ir, nu, tipo, visi tie, žinai, jinai nemoka tarti rusiškų... Ir Žertva. Graži kalba. Taip. Tai va, tai žertva. Ant smūgio. Ir žertva tai reiškia auka. Nu, tokia. Ir tai buvo kaip ir pasiaukojimas auka, o ant smūgio tai reiškia greitai. Kadangi mes į tas dainas neįdėdavom labai daug ten pastangų, jos gimdavo taip, žinai, tai dėl to žertva ant smūgio. O žertva ant smūgio labiau yra iš jūsų perspektyvos, ar žertva ant smūgio yra klausytojas, kuris turi klausyti jūsų dainų? Čia, žinau, mes taip giliai nefilosofuodavom. Žinai, apie klausytoją niekas negalvojo tuo metu. Ta diena, kai mes pradėjome apie klausytoją galvoti, mums pradėjo nesisekti. Nes jeigu būtų kas nors apie klausytoją galvojęs, tą dieną, kai buvo tas pirmasis koncertas, nebūtų niekas 13 žmonių ant scenos pakvietęs. Žinai, vienam iš pirmų koncertų mes išėjom ant scenos ir ten kažkokį turėjom dainą tenais. Šok, šok, šokinėk, šok, šok, šokinėk. Ir sakydavom, kas nešokinės, tas pidaras, šok, šok, šokinėk. Ir ten buvo bomba. Šok, šokinėk, šok, šok, šokinėk, šok, šok. Apie nieką negalvok. Jo, kažkas tokio. Aš žinau daugiau. Ir ten buvo mėgėjas. Bombos leidiminės kompanijos direktorius, kuris sėdėjo, sako, juose yra energijos. Reikia parafinansuoti jiems albumą. Ir sako, mes jums duosim pinigų, įmam studiją, galite rašyti albumą. Mes galim, aišku. Pinigų duodat, galim. Mes amžiai buvo, kur tikrai nebuvo, kad kažko negalim, žinai. Taip. O dar jeigu pinigų duodat. Mūsų savaitėj 5 dienom realiai išnuomavo studiją ir mes ten užėjom. Ir aišku, per 5 dienas įrašėm albumą. Nu ir jie tokie galvojo, tikėsi, kad čia babkių prisidarysim ir jie užsideda paklausyti. O ten... Įsuka! Gyvenimo ratu. Ir jie tokie už galvus, aš atsimenu, Zenkos veidas, tai užsiėmęs už galvos, sako, oi, ble. Sako, ką mes čia padarėm, sako, niekas negros. Ką mes čia prafinansavom? Sako, niekas negros, čia neformatas. Jūs buvote startupas. O mes buvom, kaip žiūrėjau filmą apie Queenus, antiek savim pasitikintis. Jūs esate durniai, jūs nieko nesuprantat. Čia yra formatas. Taip. Ir suėjo. Buvo visai neblogai parduotas albumas. Beje, mes turbūt ir buvom tie, kurie pagimdė žodį neformatas. Per mus gimė žodis neformatas radio stotys. Jūs dar, iš kitos pusės, jūs dar buvote ir neformatas dėl to, kad... Bilai, kaip tu patekai į grupę? Ar tu ne... Nu, žiūrėjau, neformatas. Aš tik tai noriu patikrinti savo faktus. Aš patekau... Mums trūko svorio. Nes tu gėri...
Aš ne vieno iš jų nepažinojau. Šeštadienis išeinu iš Vilniaus universiteto bibliotekos. Taip. Senamiestyje. Skambinu True broliui, sakau, sveikas Pauliau, ką jūs? Sako, imk alaus, ateik pas mane, varysim į foje koncertą. Net negalvau, kad aš eisiu ten koncertuoti. Aš ėjau pažiūrėti foje koncertą. Čia yra įdomioji dalis. Žodžiu, tu tiesiog ėjai gatve, Praktiškai taip. Iš tave bibliotekos. pagavo. Ir Tu praktiškai esi kaip antrojo pasaulinio karo mobilizacija. Tipo, nusileidai nuo kalno, nusipirk degtukų, pyst tu foje koncerte ant scenos. Ne, dar prieš tai tarpinė stotelė buvo True butas, kur mes alaus išgerim, apsirengėm, visi pasipuošėm. Jo, aš papasakosiu, žinai, mes tuo metu ten buvo MTV transliavo, tuo metu kolaborantai okupavę Vilniaus televizijos prieš bokštą. tai- Prieš tai, bet mes buvom prisižiūrėję. Ir ten buvo ten tokia grupė H-Blocks, ten, kur ten Bruklinė, žinai, ten tokie hebra su full capais, ir ten jie tokie su tatuiruotėm, su daug raumenų. Ten 50 juodaodžių šokinėjantis, ten... Ir mes taip galvom, va, taip turim atrodyti. Ir taip pastrų gerdami alų, sakom, tai reikia pasipuošę, mums kaip tai grupiai, žinai. Turi kokią nors kepurių. Taip, savo tai ne, bet mamos yra kepurių. Ir mes taip atidarom spintą. Ir ten tokių mėgstų berečių, žinai, radom visokių. Gražink, vadinamosios, oficialiai, man atrodo, moksliškai yra vadinamosios gražinkit indėlius beretės. Jo, ir mes užsidėjom tas beretės, uždėjom vieną Bilui, ten Tomui Rimkui, kurio pravardė mes. Soliukė. Uždėjom beretę irgi. Ir mes įsivaizdavom, nu, kadangi jau gerai prigerėvom, mes įsivaizdavom, kad Kiek mes kaip jūsų tą buvo? Bruklino Hebra atrodom dabar. Kiek jūsų buvo? 13. 13. Ne, nes mes- Originalus žas sąstatas yra 13 žmonių. Mes tiesiog visus... Aš pirmą kartą mačiau tada bylą ir visus jo bendradarbius Aš iš irgi Amerikos tada- ambasados, nes jie buvo True brolio draugai. Kai jis atėjo, jisai iš karto buvo Bilas, ar Ne. kada jisai tapo Bilu? Aš jau buvau Bilas. Aš Tu jau buvai Bilas? nes Aš žinai, jau kodėl jis dirbau buvo ambasadoj. Bilas? Amerikos ambasados amerikiečiai negalėjo ištarti žodžio Gidonas. Jiem čia buvo liežuvio laužimas. O tuo metu Bilas Clintonas buvo prezidentas, tai jie sako, Šiaip yra panašu. būsi Bilas. Jo, tai aš jau buvau Bilas, kai atėjau. Jo. Tai va, Bilo Clintono garbiai pavadino amerikonai jį taip. Tai yra įdomu, kad jūs esate pavadintas Bilo Clintono garbiai. Ir jūs visi 13 atsidūrėte ant scenos. Manęs nebuvo dar. Choro nebuvo. Tavęs dar nebuvo, tu dar prisijungiai tik tai vėliau. Bet 13 jūsų atsidūrė ant foje 10 metų jubiliejaus Kalnų parke koncerto scenos. Taip, bet kadangi... Dėl to, kad jūs tiesiog taip gavosi, kad visi kartu gėrėt ir jūs visi dėvėjote megztas Beretės. True mamos beretės. Taip. Ir dar vienas. Jeigu tai nėra tobulas grupės susikūrimo. Taip gimė žvaigždė. Ne, kadangi mes buvome metalistai, mums buvo labai gėda dėl tos muzikos, kurią mes ten žadam ant scenos atlikti. Ir dar pagal fonogramą, kas dar labiau gėda. Jūs Mes pagal dėl to fonogramą dar daugiau varėte? prisigėrėm. Ir kai mes išėjom ant scenos, beveik iš 13 kokie 11 mūsų neatsimena nieko. Mūsų sąžinė jau buvo prisigėrus. Taip. Jie svarbiausia yra, pirmą prigirdai sąžinę, tada jau pats gali daryti dalykus. Taip. Ir aš neįsivaizduoju, kokiu būdu, bet tuo metu dar neegzistavo nei internetas, nei YouTube'as, bet šita daina yra YouTube. Yra YouTube, pasižiūrėkit. Jo, yra pirmas mūsų pasirodymas yra YouTube. Ne piena geris, ne nuo pieno mirsi. Ne klipas, bet koncertinė versija. Aš galiu Jums pasakyti, kad aš susidomėjau Jūsų grupę. Tai buvo kažkoksai tai Tai reportažas. sakiau, tada 6 metų. Jo, bet kaip aš Jūs atradau iš viso, tai buvo reportažas iš kažkur tai. Aš neprisimenu, kurioje televizijoje, aš neprisimenu kažkaip tai, bet aš prisimenu, kad rodė buvo ultravirės apdovanojimai. Ir rodo tenais tą su kostiumu, tą su sceniniais drabužiais. Ir tada staiga jie rodo, kadras kertasi į bomžus. Ir yra bomžai, ir jie visi sėdi, ir jie visi girti, ir jie visi, mūsų niekas nerodo. Ir tiksli frazė įsirėžė man į atmintį.
Jie sėdi bomžai ir sako, mūsų nieks negroja, nes mes neformatas, bet ultravirės mus groja, dėl to mes šaukiam, valio ultravirės. Ir tai buvo grupė Žas. Ir tai buvo, ir aš tada sugalvojau, o kas yra tie bomžai? Man reikia žinoti, nes tai yra, nu... O tu žinai, kodėl bomžai buvo paimta kaip ir ant viršelio, ne viršelio, o leido tada bombą kasetę ir vietoj Žas buvo įdėta irgi bomžai. Nes mums bomžai tuo metu asocijavusi su gatvės kultūra. Tai buvo gatvės kultūra. Nes Amerikoje juodaodžiai gatvės kultūra, hip-hopas, tie degančios bačkos šildais. O mums atrodė, kad pas mus gatvės kultūrą atstovauja bomžai. Nu, visas Užas klubas. Visas buvo tik hip-hoperiai iš tikrųjų. Taip. Visas Užas albumas yra apie asocialius atmenis. Taip. Ir tuo metu jų stoties rajone buvo labai daug. Jie buvo pasidalinę teritorijomis. Jų ir dabar daug. Jie ten turėjo kiekvienas savo konteinerius, kurių kariavo. Jie sliūkindavo tyliai Šopeno gatve. Ir du krepšiai ir kuprinė buvo visa jų manta. Ir kioskuose tuo metu pardavinėdavo dekoloną, ir tai jų buvo pagrindinis gėrimas. Didžiausias kaifas išgerti spirito. Pavyzdžiui, dekolonas buvo miškas vienas vadinosi, o kitas o kitas vadinosi balerina. Ir jie darydavo kokteilis, tos du sumaišo ir vadinasi balerina v lisu. Skamba kaip kažkas tai, ką aš norėčiau paragauti. Bet šiaip tai buvo įspūdingas laikas, kai bomžai gerdavo odekoloną Vilniuje. Tai buvo įspūdingas laikas, nes jie kartu ir smirdėdavo, ir kartu bandydavo tai kažkuo... Panašiai kaip viduramžiais prancūzai. Taip. Bet šiaip, jeigu mes kalbam apie nūdienos realijas, tai bomžai, ko gero, buvo... Aš galvoju, kad bomžai buvo pirmieji Lietuvos influenceriai. Dėl to, kad niekas taip neįtakodavo nuomonės kaip bomžai. Įlipė jau į troleibusą. Jie įlipa į troleibusą vienoje stotelėje, kitoje stotelėje, jie jau įtakojo nuomonę tiek, kad jie važiuoja vieni. Tai buvo fantastika. Ir tikrai įtakingi jie buvo. Mes dėl to pasirinkom jų įvaizdį pirmam albumui ir nusipaišėm mėlynės, ar ten buvom iš tikromas? Ne, o labai gera istorija. Aš jos visos neatsimenu, bet pirmam klipo filmavime aš buvau su mėlynė, po akim dažytis nereikėjo. Ne klipo, intervo pas Marką Tangomanijoje. Nu, žodžiu, mes palaikom tą įvaizdį bomžų. Ai, čia buvo taip, aš prisimenu. Ant langė, choras. Mes nusprendėm, kad reikia padaryti ryškų įvaizdį, nes jau tampam žvaigždėm, ne? Taip. Tai jau mus pradėjot pažinti gatvėse. Aš buvau irgi metalistas tokiais ilgais garbanotais plaukais, nesižiūri. Tai aš tada nusprendžiau nusikirti plikai į galvą, nu vis tiek geriau matosi. Taip. O choras nusprendė išsitaišyti plaukus. Kokias spalvą tu darai? Ko nedažiau? Kažkokia, nesvarbu. Ir mes nuėjome į pasidaryk pats parduotuvę, nes kur daugiau pats gali nusidažyti galvą. Viršuliškės. Nepasidaryk pats. Ir mes ten ateinam ir apsauginis uždaro duris, sako, ten buvo be minutės, šešios uždaro, sako, viskas, užsidarė parduotuvę. Mes sako, baigit bairius, taigi dar be minutės 6, mums rytoj ryte filmuoja intervą, mes tipo turim gauti. Ir tas eikit čia. Ir mes taip piktai pradėjom jį ten visokiais žodžiais vadinti, įsirojom į vidų, ten buvo kažkaip tai juvelyrinė parduotuvė, kurioje pardavinėjo plaukų dažus. Tuo metu buvo normali parduotuvė. Tuo metu būdavo labai autoservisas, kirpikla buvo normali įmonė. Jo, ir žodžiu, apsauginis atidarė duris ir nieko neįspėjęs, trenkė Linui per veidą. Stipriai. Ir man nereikėjo nieko grimuotis kitą dieną. Tiesiog tu atvažiavusi filmavimą. Jisai išsprendė problemą už dyką. Išsprendė žiauriai. Ir plaukų dažyti nereikėjo, bet bomžų įvaizdį atitikom pilnai. Pirmas grupės intervas ir grupės su Fingalu. Pirmas jūsų intervas buvo Tangomanijoje? Turbūt, aš nežinau, pirmas toks televizinis, sakykim, Tangomanija vis tiek buvo reiškinys. Nes Tangomanija kažkuriuo tai metu buvo didžiausias dalykas televizijoje. Buvo laikas, kur tu matei, ten ir buvo pirmas mūsų intervas. Buvo laikas, kai mes... Gali būti, jo, teisingai, jūs teisingai sakote, taip, tenais buvo būtent Tangomanijoje. Iš tikrųjų, Tangomanija buvo mūsų labai didelis toksai laiptelis. Jau mega žvaigždžių. Bet Žas, visiems, kurie yra jaunesniai 30 metų, aš tik noriu pasakyti, kad Tangomanija buvo laida, kurią rodė per LNK, kuri buvo Markas Samas, Marčius, Starkus, Asta Stašaitytė. Stašaitytė, dar kažkas buvo.
Mirė. Prodiuseris Aurelijus Silkinis. Dar vienas buvo, bet jis mirė. Greta? Greta, kuri Greta? Ai, Greta pakeitė Stašaitytę. Yes. Žodžiu, bet aš pavyzdžiui tik tai šiandien sužinau, kad Tangomanija gabalą, kuris buvo džinglas, Tangomanija, Jo. tai yra žasų gabalas. Žiūrėk, viską, ką tu žinai apie himnus, komercinius, nekomercinius, sėkmingus, krepšinio, tai yra žasų. Mes esame įrašę gabalus nuo himno Sūriui, Džiugo, iki tos garsiosios dainos, su kuria Lietuvos rinktinė laimėjo Europos čempionatą. Ir Švyturio alų esam himną įrašę. Kam tik Iš nesame tikrųjų, įrašę? kai Švyturio Ir alus, Utenos alų. Tos karštos merginos Jo. ir šaltas alus. kai Švyturio alus įmetė pinigų lobistams, kad jie pramuštų išeiginę Utenos. per Jonines. Šitoj vietoje aš turiu istoriją. Dėl to, kad mano sesė buvo tiesioginė šito reikalo, Jie viena kompanija dabar. recipientė, dėl to, kad jinai tuo metu dirbo reklamos agentūroje ir jie turėjo būtent užsakymą padaryti tipo Švyturiui reklamą. Ir čia yra labai įdomi, Jėzus Marija, kai jūs čia man atgaivinot. Jie turėjo, buvo tokia reklamos agentūra Videvita. Ir jie gavo užsakymą padaryti kažkokią tai reklaminę kampaniją. Ir kartu su TV3 iš vis išsukti tokį reikalą, kad Joninių antra diena būtų laisvadienis. Nemokama. Laisvadienis. Taip. Ir šitoj vietoj, ir jie galvojo, tipo, ką čia padarius tokio, kokią čia reklaminę kampaniją. Ir tada jie sugalvojo, kad padarykime Jonines laisvadieniu. Ir tada jie padarė, kad pirkite švyturį, neškite švyturio kamštelius į kioskus spaudos, balsuokite ir tada galbūt padarysime nemokamą ir tada iš to viso išplaukia ir jūsų ta daina ir kažką tai, nepaisant to, kad kokius kamštelius į kokius, kioskus, ką jūs kalbat, bet sako, suveikė. Žmonės iš tiesų nešė kamštelius į spaudos kioskus ir kažkuriuo tai metu viskas užsisuko taip, kad Joninės dabar yra nemokama išeiginė. Tai mes esam priežastis to. Nu, žinok, Kodėl žmonės man ne visą prisigėrė laiką gali. žavi verslus žmonės. Pavyzdžiui, tu irgi, žiūrėk. Tavo vienas didžiausių pomėgių gyvenime yra kalbėti, ne? Tobulas verslo Aš labai planas. didžiuojas. Tobulas verslo planas yra tada, kai žmonės pasakoja tau savo nuodėmes ir dar sumoka pinigus, kad tu pasakytum, kad viskas tvarkoja. Va čia yra tobulas O jis verslo jau planas. veikia 2000 metų. Jisai veikia pakankamai ilgai ir sėkmingai ir jeigu jie nebūtų lindę prie vaikų, viskas taip ir toliau veiktų. Bet žinai, kas baisiausia, jie lenda prie vaikų, bet visą tai veikia. Taip. Ir mes su tavim galime šnekėtis apie tai, dėl to, kad aš Taip. ateistas, o tu... O aš judėjau. O tu kiaulių skerdikas žydas. Man Man tai yra įdomu šiaip. Bilai, kaip čia gavosi, kad tu esi... Taip jau gavosi, kad tu esi žydas. Taip jau. Lik žvaigždė sukrito. Korta sukrito, kad tu esi žydas. Tu esi dirbęs kiaulių skerdiku. Aš lygiai savaitę dirbau kiaulių skerdykloje. Ir, žiūrėkit, ne pats maloniausias darbas. Labai nekošera, ne? Aš išėjau iš to darbo, kai pamačiau, kaip skerdžia jauti. Tai yra Kiaulių skerdyklo jauti. Reikėjo, nes gamino dešras vien tik kiaulienos dešros per riebius. Aš tau kaip kulinaras galiu papasakoti. Aš suprantu kulinarinė gislelė sektoriai. Palauk, gerai, o kaip tu... Kodėl kiaulių skerdyklų žydas skerdžia jauti? Taip. Čia yra... Va čia yra gyvenimo oksimoronas. Apie tą jautį aš esu prasileidęs. Žinau tavo istoriją, bet... Kiaulių skerdykloje žydas skerdžia jautį. Skamba kaip anekdoto pradžia. Pradedu pasakoti. Daro žmogus verslą, aš kaip pagalbinis darbininkas, nes aš nebuvau tas, kuris durė kiaulę į širdį, aš tik ją laikydavau arba už uodegos, arba už ausies. O tas, kur durė... Ir snipsėdavai, nebijok, tau nieko blogo neatsitiks. Atsipalaiduok, viskas praeis. Viskas bus gerai. Žodžiu, Viskas bus gerai. Tu atsipalaiduok, mažiau skaudės. Mažiau spurdėsi, mažiau skaudės. Tikra tiesa. Ir žodžiu, paskerdžia tą kiaulę, išvalo vidurius, ją reikia po to nusvilint, nuskust, kas kaime gyvenę žino tą procesą. Ir gamina, dalį veža tų kiaulių parduoti į Rygos turgų iš Telšių. Veiksmas vyksta Telšiuose. Veža į Rygos turgų parduoti iš kitos dalies, kadangi
gryną mėsą pardavinėjant netoks navaras, tai nusprendė gaminti dešras. Pagamino pirmą partiją dešrų, išrūkė jų ir vien tik iš kiaulienos jos yra perėdos. Nu, ta prasme, velėsi tarp dantų. Tada nusprendė šeimininkas skerdyklos nupirkti jautį ir tam pačiam profesionaliam kiaulių skerdikui duoti jį parskersti. O jautis, nu čia yra tikrai galima po viso šito tapti vegetarų. Aš tik tai noriu pastebėti, aš tik tai noriu pastebėti, kad tai būtent čia mes įsitikinam, kad nesiaukite yra laida su edukacinė verte, pridėtinė edukacinė verte. Jeigu jūs niekada nesusimastėte apie dešrų gamybos technologijas arba jaučio skerdimo metodologijas, štai Gidonas Šapiro. Ir žodžiu, tas kiaulių skerdikas, kuris yra pro kiaulių skerdime, pasirodo, jis nėra pro jaučių skerdime. Ir nežino, kurioje vietoje širdis. Ir nežino, kurioje vietoje širdis. Ir, nu, žodžiu, ir tavo šnabždėjimai visai... Viskas bus gerai, nespurdėjo. Atsiprašau labai. Jautis purdėjo kokią 10 minučių su prapjauta gerklė. Baisus vaizdas, tada aš uždariau savo darbo skerdykloje karjerą, nes aš per didelis humanistas. Bet aš manau, Justinas norės žinot, kaip tu apskritai ten atsidūrėjai. Aš atsidūriau, kodėl tu vapšė ten aš galiu atsakyti šitą klausimą. Bilas yra žydas per brūkšnelį žemaitis. Nes jis gyveno Telšiuose, jo tėvai gyveno Telšiuose ir proseneliai gyveno Telšiuose. Aišku, juos visus po to ten greičiausiai per antrą pasaulinį karą padėjo po Velėną. Kas gavosi, kad nebegyvena? Bet labai įdomu, kad Rusabakos tėtis yra kilęs irgi iš Telšių. Taip. Ir kai jisai gimė 45 metais, jam tėvai davė vardą Adolfas. Tai yra geras vardas. Tai yra geras vardas. Tai va, žodžiu, nuėjau ten, nes baigiau mokyklą, neįstojau į kažkokį universitetą, reikėjo iš kažkur prasimanyti pinigų. O kur geriausia vieta? Ar eini arba į statybos betono nešiot, arba į skerdyklą. Bet o jūsų šeima, jie buvo, nu, tipo, kaširna šeima? Ne, jūs, tipo, viskas tvarkoja, tipo, pas tavai nebuvo, nes kažkokių tai. Žemaičiai, sakau. Taip. Man tik tai norėtųsi, žodžiu, jūs sukritot į žas absoliučiai, tipo, tu vapšė, tipo, pro šalėjai. Jūs su Tru buvote, tipo, jau tenais... Čia lygiai taip pat kaip Seimo nariai, Seimo sukrenta panašiai. Okay. Nu, arba iškrenta. Linas žino gerai, kaip jie sukrenta į tą Seimą. O kaip tu patekai į žasus? Mes su Ezu... Nes tu buvai metalistas, kuris tiesiog mėgdavo gert, grot ir muštis. Visi metalistai buvom. Tai mes grodavom metalo grupėse skirtingai, tose pačiose koncertuose ir buvom pažįstami labai gerai. Jisai vieną, kad spardė mane nuo scenos nukritusi. Ja, nu aš atsiprašau, tuo metu dar negrojau. Ką jūs darėt? Šiaip jisai galvoja, kad aš jį mušiau, bet nemušiau. Jis buvo toks labai karbonuotas, kad nebuvo gaila. Važiuojam tada nuo pradžių. Žiūrėkit, mes čia dabar truputį oprą turime. Tuo metu, kai aš kiaulės skardžiau. Jie spardė vienas kitą. Kol tu žiūrėjai, kaip draskosi prapjauta gerklis jautis. Aš buvau metalistas iš išorės, bet viduje labai švelnus hipis. Ir kaip ir visi metalistai, iš jų mokiausi ir šokinėjau nuo scenos per koncertus. Taip. Tai vadinasi, tais laikais dar gaudydavo. Stage divingas. Tais laikais dar gaudydavo. Jo, visi bėgėja sceną ir šokiai žmonės kaip į jūrą, pasitikėdamas. Aišku, jie kartais pasitraukė. Per tetę apdovanojimus buvo garsusis. Tada labai skauda. Kojos lūžis. Taip. Ir vieną kartą, eilinį kartą jie pasitraukė. Ir aš kritau žemį galvą, kai dabar profsąjungos kultūros rūmose, žemį galvą, susitreikiau galvą. Ir ten šalia taip atsitiko, kad buvo grupuotė metalistų iš grupės, kurie save vadino Šetonkė. Tokie šetonai, jie labai buvo pikti. Šetonkė labai geras pavadinimas metalo grupiai. Jo, ten ne metalo grupė, čia buvo metalo gauja. Gauja tokia. Metalistų gauja. Gatviniai tokie. Nusikalstamas susivienijimas. Taip. Jo, ir jie mėgdavo mušti kitus metalistus. Jų buvo toks laisvalaikio leidimo būdas. Dėl to, kad šetonkė, taip. Aš mažą to, kad susitrinkiau galvą, tada jie mane dar viršus suspardė. Ir aš žinau, kad choras buvo šetonkiai, tai aš darau prielaidą, kad jisai ten dalyvavo. O dabar paklausykime kitos istorijos pusės. Jo, jie tikrai jį spardė. Chorai, o kaip jūs jautėtės tuo metu, kai Ezopas nukrito nuo scenos? Jie tikrai jį spardė, mano draugai spardė, tikrai. Bet aš jaučiau, kad aš jau tuo metu jaučiau ryšį jam. Linai, bet papasakok, prašau, Linai, kodėl kai žmogus šoka
ir jau jisai patiria nusivylimą dėl to, kad jo žmonės negaudo, kodėl dar jį reikia suspardyti? Ir šitoje vietoje būsiu žiauriai nuoširdus. Nežinau. Tiesiog toks instinktas vyravo mūsų charakteriuose. Jo. Bet aš tada, beje, iš tikrųjų tada ir užfiksavau, kad va, toks keistas hipis viduje, bet žinai, tas agresyvus išorėje. Va čia yra nuostabusis momentas, kai žiūri į spardomą žmogų ir žiūri, kad patinka jis man. Jo, ir aš tada pagalvojau, dirbsim kartu. Kaip jisai puikiai priima kojas į galvą. Kaip jisai talentingai riečiasi į kamolį. Jis atsistojo ir nuėjo groti toliau. Tai parodė charakterį. Tai... Tu atsistoji ir ėjai groti toliau? Nu taip, nes nušoko reikia. Aš tik pasiėmiau būgnų lasdelę, kurią buvau pametęs. O tu atsiradai? Aš buvau būgnininkas, Ezas buvo būgnininkas. Mes grodavom... Grojom skirtingose grupėse, po to mes su Linu darėm daug didelių koncertų metalo Lietuvoje. Mes kartu išgyvenom pakilimą, nukritimą. Ar aš teisingai suprantu, kad jūs kažkada tai esate organizavę metalo festivalį? Esam ne vieną organizavę, bet aš čia trupai papasakosiu. Aš tuo metu dirbau dažytojų ir stačiau Seimo viešbutį. Kuriame ir gyvenai? Nu, ten aš špakliavau. Aš nežinojau, kad savo. Bet dariau kaip savo, žinai? Taip, dariau kaip savo. Tai yra geriausi špakliavotojai, kur, žinok, dariau kaip savo. Tai žodžiu, špakliavau. Aš ten moterų brigadai dirbau. Žinai, yra... Dėl visą piktą. Kažkodėl mane ten paskyrė. Nes anais laikais tikrai moteris buvo dažytojas, tik tai moteris. Mano tuometinis suošis buvo... O dėl to, kad tu buvai ilgais plaukais, praėjai už... Jo, praėjau, praktiškai. Ir tada pas mane ateidinėjo choras su kostiumu, nes jis dirbo tuo metu reklamos agentūrai. Ir mes su jo derinom logotipą naujai kūriamos įmonės metalistų festivalio organizavimui skirtos. Ir tos tetos tarpusavį šnipždėdavos kažką visada. Ir aš atėjau, sakau, o kas ten pas tave tas toksai ateina su kostiumu, draugas? Sakau, mes čia su jo įmonę atidarinėsim. tą kitą namą špakliuosit. Sakau, ne, čia visai ne prieš špakliavimą. Plytelės klijuosit. Tai, žodžiu, man patiko jų tas suvokimas pasaulio. Baigėsi tai plytelėm. Čia aukščiausias lygis, jau kurį galima pasiekti. Olos sindromas, taip, kur žmogus su svajonė. Jisai gal dabar špakliuoja, bet turi svajonę plytelės klot gretimam name. Prie Seimo viešbučio. Va, tai realiai tariant, aš per Ezopo kraują atėjau grupę. Per Ezopo kraują? Taip. Jo. Ir mes jau susidraugavom, padarėm porą festivalių ir po to kažkaip sakau, kaip tie festivaliai... Tai 13 žasų, sakau, priemam 14. Finansinė prasme, kaip tie festivaliai pavyko? Festivaliai buvo įdomus, mes iš vieno labai gerai uždirbom ir nusipirkom automobilius Gariūnuose, o kitame bankrutavome. Aš nusipirkau iš pirmo festivalio Žiguliuką, Superliuksą. O Šopelas Kono. Superliuksą, jo. Kas yra Superliuksas Žiguliukas? 6. Ir jis buvo tvarytas iš Norvegijos, galima buvo pašildyti aš atsiprašau, tepalą. Norvegiškas Žiguliukas? Taip. Ir aš jį nusidažiau šlapio asfalto spalva, užtamsinau... Kas tuo metu buvo? 95% užtamsinau langus, įskaitant priekinių. Ir važinėjau kietai taip, neturėdamas teisų vairavimo po miestą. Tai pirmas festivalis labai gerai nusisekė, bet antras mus nuvarė į bankrotą su choru. Tada mes sakom, keičiam organizavimo stilių. Ir tada mūsų tas mąstymo mentalitetas, ką dar gali gyvenime pasiekti, nusirito iki to, kad mes nusprendėm Gariūnuose atsidaryti cepelinų kioską. Čia... Bet jūs dar praleidot... Tarsi, nepavyko metalisto festivalis, atidarom cepelinų kioską. Nes mes matėm net vienintelę nišą, kur galim uždirbti. Negi į dažytojus nebegrįšė. Ką tos moteris galvo, žinai? Nepaėjo verslas plytelių kloje ir grįžo dažytojas. Nu ką, grįžai? Bet jum nepavyko dar lietuviškos estrados festivalis. Čia antras festivalis, kur mums labai nepavyko. Jūs dar padarėt ką? Mes padarėm dar Lietuvos estrados žvaigždžių
Dambrauskaitė, Povilaitis, Miščiukaitė, Ščiukaitė. O Vilniaus operos ir baleto teatre koncertą padarėm. Bet čia Bilai, žiūrėk, jiem nepasisekė. Mes neišmokėjom honorarų. Okay. O, tai kaip Petrekytė. Jinai mokėsi iš geriausių. Tai sako, žiūrėkit, o dabar padarom taip, kaip geriausi darė. Žodžiu, mums... Suorganizuojam festivalį ir niekam nesumokam. Mums kokie 3 festivaliai nepaėjo, žodžiu, ir mes ten likom skolingi visom įmonėm, kur garsą nuomoja ir taip toliau. Bet tuo metu kažkaip žazai pradėjo kilti, kaip ant mėlių. Nu ir mes pasidavėm tai bangai ir nuėjom koncertuoti su žasais. Ir žiūrėk, kai aš atėjau į žasus, prasidėjo pokyčiai. O kaip tu prisijungiai? Tu girdėjai, kad buvo 13 žmonių. Taip. Kodėl liko 4? Aš esu girdėjęs, kad tu esi... Priėmėm vieną iš šetonkės. Kad tu esi kirtėjas galbūt. Nežudėm jų, nemušėm. Bet tu pradėjom masiškai atleidinėti. Tu atkabindavai žmonės. Tu buvai tas žmogus, kuris atkabindavai, ne? Prasidėjo masiniai atleidimai žasuose. Užtekdavo priežasties, neateit į repeticiją. Neateit pagert kartu, pabūt geram vaibę. Bet o kodėl tu buvai tas kirtėjas galbūt? Mačiau Ar dėl to, kad tu buvai... Ar dėl to, kad tu buvai stipriausias psichologiškai, fiziškai, ar kodėl? Ne, dėl to, kad jis buvo verslininkas iki kaulų čiulpų, jis gimė tokio jau, žinai, ir jis matė, kad honoraras geriausiai dalinasi iš vieno. Iš 13 žiauriai nesidalina. Ir taip, žinai, taip 11 liko, oba, jau geriau dalinasi. 5 liko. Ir dar kažkaip keistai dalinasi. Ir kai likom 4, žinai, nu tai jau tada žydo netleisi. Nes antisemitizmu kaltins. Tie 2, kur sukūrė grupę, nu ten irgi netleisi, tai jau reikia saugiai pačiam išsilaikyti. Ir tada va ir liko tie 4. Žiūrėkit, apie antisemitizmo apraiškas jūsų grupėje, apie jūsų tūsus, apie jūsų verslo praktikas, apie jūsų klyskelius ir visus kitus dalykus. Taip jau gavosi, kad aš paskambinau keletą jūsų draugų ir paklausiau jų apie jūs. Ir aš čia turiu tipo gerų istorijų, kurias galbūt jūs prisimenat, galbūt prisiminsite dabar. Dėl to, kad, žinoma, kiaulių skerdikas, tenais po to, bet visa tai iš karto po to, kai mes nuvarysime dabar pasidaryti pirmą savo afterį. Todėl, ponios ir ponai, mes dabar padarysime trumpą pertrauką, o kol kas, ar galite padaryti triukšmą, nes mūsų svečiuose yra legendinė instrumentinė ansamblinė grupė Žas! Jau. Ponios ir ponai, pamyžam, parūkom ir tuoj pat grįšime su Insight visom istorijom. Топ-спорт, казино, лошимо automatai, ruletė, stalo lošimai, lažybos. Top-sport, nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Meistriškumas - tai neprarasti improvizacijos. Net jei turi sekti juodu ant balto, sugrok tai naujai. Kūrybiškumas ir geras skonis ne kiekvienam duoti. Todėl geriems tik plojimai, o geriausiems ovacijos. Kaip užstrigusi plokštelė nieko naujo nesugros, taip ir pasikartojantis meistras nepasieks didžiosios scenos. Švyturys - tai, ką sugebame geriausiai. Hei! Sveika Palangos publika! Sveiki gerbiami žmonės! Dar kartą pasveikinkite legendinę instrumentinę ansamblinę grupę Žas! Ir čia yra ta dalis, kur mes su jumis pasikalbėkime apie asmeninius dalykus. Apie dalykus, kuriuos aš tiesiog... Man užteko pasukti keletą jūsų draugų ir jie visi turėjo ką papasakoti apie jūs. Tai buvo fantastika, kai... Pasakysi, kas sakė? Aš jiems... Išduosiu juos. Tarp kitko, aš... Dažniausiai draugai daugiau žino apie mus, negu mes patys apie save. Žinai, taip, ir aš jiems sakau, aš laikysiu savo šaltinius anonimiškais. Sako, ne, sakyk, kad aš. Viskas tvarkoja. Sako, aš noriu, kad jie žinotų. Ir tarp kitko, dažniausiai, pradėkime nuo dažniausios istorijos, kurią visi minėjo ir kurią visi puikiausiai prisimena. Ir tai yra... Aš jums tiesiog pasakysiu raktinius žodžius ir aš noriu, kad visi prisidėtumėt prie istorijos ir papasakotumėt ją iš savo perspektyvų, kaip jūs ją matėte. Ir tai yra, raktiniai žodžiai yra Dalios Ibelhauptaitės vestuvės. Yeah! Aš nežinau. Gerai, nuo ko viskas prasidėjo?
nuo Marijono gimtadienio. Marijaus Mikutaičiaus gimtadienis. 26-25 nesvarbu. Pats gazas. Markas žiauriai nemėgsta švęs gimtadienį, Taip. o mes, kadangi geri draugai, nuvažiuojam pas į vieno kambariuko būtą Pilaitį, pradedam, užkabinam Marką, patys užsikabinam. Nu, Atsivežam dėžės tarkos. Ką jūs jam padovanojate? Lastus, man atrodo. Plaukimo lastus. Teisingai, jis ėjo su tais lastais per Gedimino Po prospektą. to, čia po to. Jo. Tik tai dėl to, kad mes turime omeny, kad tai yra lastai, kada yra Marijaus Mikutavičiaus, kokį mėnesį yra Marijaus Mikutavičiaus gimtadienis? Gruodį. Balandžio Ne. Balandis. Šūdinas oras buvo iš tikrųjų. Taip. Kažkada tais mėnesiais. Taip. Tai va, lastai, Ir būdas. jūs Gedimino prospektu kažkaip tai atsirandate... Neringoje. Jūs atsirandate Gedimino prospekte, per kurį Marijus Mikutavičius... Čia po to. Jo. Okay. Greičiausiai mes greičiausiai einam, Marijonas su lastais labai sušalo gruodį savo kojas ir taip gavosi, kad sušalo kojas būtent prie Neringos. Neringos restoranas, legendinis. Taip. Mes, kadangi buvom nauja, Dar nenuvodas. mes buvom nauja muzikinė karta po tų senų hipių ir bohemos, kurį ten švesdavo. Nu, vadinkime, naujoji bohema mes. Mes nauja bohema. Ir mes nusprendėm, kad Neringa geriausia vieta švesti Marijono gimtadienį. Na štai. Ir mes Užeinam. sėdim vienoj salėj, švenčiam. Kas žino, Neringa yra dvi salės. Yra pirma mažytė salė ir antra didelė salė. Mes dideliai švenčiam. Jūs Mes bandote, Mes mažai. jūs Okay. bandote užeiti į didelę salę, bet jums sako... Ne. Ne, mes matom, kad ten vyksta kažkoks kitas renginys. Keistas. Keistas. Man žmonės sakė, kad jūs norėjote eiti į didelę salę, bet jums neleido apsauginis, kuris sakė, kad... Nebuvo ten apsauginis. Ne. Jums kažkas tai pasakė, kad jūs tenais negalite, nes tenais Šūdas, vyksta... viskas ten, nes Ezopas nuėjo ramiai. Pirmas ir nuėjai, man atrodo, prie jų stalo. Žodžiu, vienoj Mes susėdam mažoj salėje, užsisakom degtinės grafiną, silkės, nu, kaip švest. Neringa. Neringa, kaip švest Marijaus 25 gimtadienį. O kitoj salėje ženėsi į Belgauptaitę ir Su Dexteris Dexteriu Fletcheris. Fletcheriu. Tuo metu jisai buvo ne ką garsesnis negu Žasai, iš tikrųjų. Taip. Kaip pasakė, kad mes žinojom iš filmo Pulp Fiction, kur jisai vaidino Barigą. Kuris Umai Turman durė į širdį špricą. Taip. Mes tiek apie jį žinojom. Švirkštą. Tai čia jie žinojo. Šprica. Fricas! Čia jie kažką žinojo. Aš nieko nežinojau. Aš žinau, kad ten tūsas ir galima eit gal prisijungti prie jų arba šiaip. Ir Mamontovas ten besėdėjo. Andrius Mamontovas. Tuo metu Ezopas turėjo savo baikerio stadiją. Taip. Jisai buvo plikas su odinė lemenė. Odinėm kelnėm, kaustytais batais. Aš taip irgi labai panašiai kaip mūsų pirmą koncertą, sunkiai prisimenu. Čia yra mano gyvenimo istorija, žinai? Yes, važiuojam. Kai būna neima miegas, aš prisimenu tą istoriją ir aš, žinai, tai pradeda rankos, kojos atsipalaiduoja ir aš užmiegu. Taip. Žodžiu, mes sėdėm toj salėj, pirmoj, dainuojam dainas, jau dainos pas mus prasidėjo, nes balių pridėjom Pilaitį. O mėgstamiausia tuo metu būdavo Hells Bells! Ir žodžiu, kažkurio momentu Linas sako, atsistojo Ezas, sako, einu pasveikinsiu jaunuosius. Nes ten padavėjai, sako, ten vestuvės ir Ezas atsistoja su savo. Jis tada buvo žymiai stambesnis, plika galva, odinė striukė. Jisai buvo Vkačinas čiuvas. Jo, o ten stalai sustatyti U formą. Čia už galo sėdi Dalia su Dexteriu, čia aplinkui sėdi svečiai. Ir jisai eina su savo tais kaustytais batais, dun, daėjo iki vidurio. Ir čia Andriaus Mamontovo žvilgsnis. Andrius Mamontovas yra Dalios Belgauptaitės klasiokas, man atrodo. Jo, jie būtų Salomėjoje. Jo, ir pagauna, Andriaus žvilgsnis pagauna Ezo žvilgsnį. Savo krikštatėvio žvilgsnį. Taip, ir Andrius taip. Ezas, būdamas kultūringų žmogum, gerbdamas Andrių Mamontovą, net Dexterį Fletcherį ir Daliai Belgauptaitę, apsisuka ir išėjo. Mes toliau dainuojam, mes toliau silkės, dar grafinų degtinės. Ir išeidinėjom, mes jau ten užsineringą užsidaro, mus kaip ir išprašo apsauga. Ir kažkodėl Dalia atbėga, jinai tokia skribelaitė buvo, yra nuotraukos internete. Bet man sakė, kad jisai sakė kalbą. Ne, jis iki kalbos nedaėjo. Aš telepatiškai bandžiau perduoti. Jisai beilino. Andrius Mamontovas jį sustabdė nuo kalbos. Okay. Nežinau, ar jis būtų angliškai ar lietuviškai tą kalbą sakė. Nu ir žodžiu, mes jau išeidinėjom garsiai, nes
degtinės buvo daug, silkės irgi. Ir atbėga daliai Belgauptaitės tokia skribelaitė didelė, gražia. Ir jau jinai tada, nežinau kodėl jinai tą anglišką akcentą tada turėjo, jinai dabar geriau lietuviškai šneka negu tada. Jūs, kiaulės, sugadinot mano vestuvės, čia Holivudo žvaigždės. Lietuviai, jinai dar pridėjo. Jūs Kiaulės lietuviai Jo. sugadinot mano. Čia Holivudo žvaigždės. Kokios, bet, Holivudo žvaigždės? Ką tu čia goniš? Ir atsimenu, choras kažką jai atsakė, jinai... Aš buvau su ramentais. Sulaužyta Aš buvau koja. su sulaužyta koja. Taip. Ir jinai kai pradėjo klikti, aš mečiau ramentus. Ir kritai ant žemės. Kritau ant žemės, kad mus muša. Nes jinai tikrai isterikavo. Konkrečiai, ją buvo pagavus isteriką. Bet jeigu yra įrodymas, kad choras yra profesionalus futbolistas, yra būtent šitas. Jisai metė ramentus ir darė šitą. Tarasme, tikrai, aš kritau ir su ta tikra emocija, kad mūsų muša, jinai pati, aš net nežinau, jinai sutriko. Nu, toks... Aš nesuprantu, kodėl jinai ten. Nu, bet mes lietuviai sugadinom Jo. juos. Bet gal aš visgi pasakiau kažką. Ne. Žiūrėkit, ir kai dabar labai dažnai Belgauptaitė šneka apie savo sėkmingą gyvenimą, jos istorija gyvenimo labai nuostabi, jinai vieną faktą nutyli, kad kažkokie lietuviai sugadino jos vestuvių šventėm. Taip. Dalia, tai buvo mes. Linas Gidonas, Marijus Mikutavičius, Rolandas Kaisgirys. Martynas Starkus, Vytaras Radzevičius. Ir Radzevičius buvo tenais irgi, Visi taip. Lietuvos voločiai to meto. Žodžiu, mes, kaip pagal visą tą lietuvių kultūrinį paveldą, žmogus bandė išlipti iš mūsų puodo, o mes jį už kojų bandėm įtempti atgal. Bet po to, kai kažkaip išlindo kažkoks intervas kažkur, tai aš paskaičiau, ten tikrai buvo Holivudo žvaigždės. Ten buvo Hugh Jackmanas. Hugh Jackmanas sėdėjo neringoj, gal net valgė silkę tą pačią. Ten buvo Dexteris Fletcheris, kuris pasirodo ne tik Barigą vaidino pas Tarantino. O jisai pasirodo viską. Jo, jis pasirodo nuo 5 metų Britanijos superžvaigždė yra. O taip. Kaip pas mus Genytė maždaug, nuo 6 metų pradėjo. Taip, Dexteris Fletcheris Britanijoje. Bet jeigu jisai būtų vedęs Genytę, būtų make sense. Kodėl jis vedė Belgauptaitę? Čia jau kitais. Tosios stupinės. Ir čia būtų sėkmės istorija. Taip. Bet, žiūrėkit, aš labai džiaugiuosi, kad Dexteriui ir Daliai viskas sekasi puikiai. Žiūrėkit, jūs pračekinot. Nes jeigu jūs būtumėte iš tiesų supisę vestuvės, tai Dexteris būtų sakęs, kas čia? Čia tavo tautiečiai, O tu žinai, aš net nesu tikras, kad jis nenorėjo prie mūsų stalo. Aš manau, ir Hugh Jackmanas, ir Dexteris norėjo su mumis. Sakė, va. Dėl to tą atėjo reikia ant mūsų, baigti čia. Jo, Mes norime su tuo, su Lemenė eiti. Nu va, žodžiu, tokia istorija. Gerai. Gražiai, tikrai. Kitas kompromatas, koks paruoštas. Nice. Ką? Aš daugiau nebeturiu viskas. Čia jau mano yra viskas. Ar tiesa, kad... Biški pertrauksiu, mes tada buvom arčiausiai Holivudo, turbūt per visą savo karjerą. Mes praktiškai buvom LA. Ir kaip simboliška mes savo karjerą užbaigėm Los Andžele. Taip. Mūsų paskutinis koncertas įvyko Los Andžele. Jauti? Kuo pradėjo, tuo ir... Seva? Nice. Gerai. Ar tiesa, kad... Šiaip jūs... Tu tik tai esi žaidęs futbolo prelegentuose, ne? Esu ir aš dalyvavęs. Dalyvavęs. Tu dalyvavai. Aš tuomet tavęs paklausiu, dėl to, kad klausimas labiau yra apie jį. Bet ar tu buvai tuo metu prelegentuose, kai Aleksandras Pogrebnojus žaidė prelegentuose ir stovėjo vartuose? Taip. Tu buvai tose legendinėse treniruotėje? Nes yra toksai Lietuvos dizaineris Aleksandras Pogrebnojus, kuris yra fantastiškas dizaineris, tačiau Linas buvo kitos nuomonės. Nu, žiūrėkit, futbole mes susirenkam 20 metų rinkomės, vyrai renkasi dar 30 metų jau. Mes susirenkam sekmadienį 12 val. Tam, kad išsikeikt, išsispjaudyt, išsistumdyt ir po to ramiai nueiti išgerti alaus. Ir čia Pogrebnojus stovi vartuose. Kiti žmonės tai daro interneto komentaruose. O jie futbole. O jie supranta, kad reikia gyvai. Taip. Ir stovi Pogrebnojus vartuose ir kažkokį kvailą įvartį praleidžia. Ir jis choro komandų. Ir choras atsisuka.
Tu, siuvėjau. Ką tu čia darai? Eik tu savo nežinau, suknelių. Ir jis dar tokiam koniam dryžotam būdavo. Ta prasme, tu žaisdamas gali toleruoti. Jau galima aš tiesiog alternatyvę citatą. Koks tu nahui dizaineris, tu supistas siuvėjas. Na taip. Ir po Gremnojus išėjo iš prelegentų po to sutreniruotės. Kažkaip pataikiai. Na, aš ir iš prelegentų ne vieną atleidęs esu. Bet ten nebuvo finansinio intereso. Ten tiesiog. Mums čia siuvėjų nereikia. Ok. Žodžiu, kol kas 2 iš 2 Tiesa. Yra buvę. Tiesa ir laimim. 2-0. Tvarkoj. Gerai. Dar vienas momentas ir vėlgi, aš pažadėjau savo šaltiniams, kad jie liks anoniminiai ir jūs net neįsivaizduojate, iš ko aš juos gavau, dėl to, kad aš kažkuriuo metu aš dirbdavau skambučių centre ir mano reikalas būdavo tikrinti datą, aš buvau data analitikas ir aš esu profesionalus googlintojas. Vadinasi, aš galiu šitas informacijas gauti iš ten jūsų klasiokų, dar kažko tai. Kaip gaunasi, pavyzdžiui, ar esate kad nors girdėję, nes mano, pavyzdžiui, vaikystėje buvo toks reikalas. Mano klasiokai, mokyklos draugai, jie kažkada yra turėję tokį biznį, kur jie imdavo užsienio piliečių kortelių duomenis ir tuos duomenis naudodavo pirkti kažkokius tai daiktus, kuriuos siūsdavosi pas save ir tokiu būdu vogdavo užsienio piliečių pinigus. Ar esate kad nors girdėję apie tokį biznį? Aš tai ne tik, kad esu girdėjęs, esu dalyvavęs. Ezopai, prašom, sveiki. Aš galvojau, gal tu taip kažkaip bandysi iš to išsisukti. Dėl to aš labai abstrakčiai kalbėjau apie tai, bet o kaip tenais būna? Aš sutikau vieną draugą, jisai buvo mano, tuo metu aš labai daug tusinausi ir vartojau visokių medžiagų, o jisai buvo mano asmeninis narkodyleris. Ir tuo metu jisai tuo pačiu metu... Man atrodo, mokslinis terminas yra baraiga. Jisai buvo hakeris dar. Baraigas/hakeris. Labai įdomus, protingas žmogus. Ir jisai mane išmokino įdomių dalykų. Pavyzdžiui, kaip Trojaną arklį įleisti į programėlę nematomą į kitą žmogaus kompiuterį ir galėtum jį valdyti iš vidaus. Ir mes žaidėm žaidimus, bet labai iš pradžių nekaltus tokius. Ten, pavyzdžiui, vienam vaikinui įėjom į jo kompiuterį, pasižiūrėjom jo CV, sužinom jo adresą. Tada Mirkas tada buvo, atsimeni, susirašinimo. Mirkas. Per Mirką užklausėm, ar jisai rūko žolę, jis sakė, kad rūko. Tai mes tada pasidarėm tokią didelę suktinę ir nuvažiavom pas jį prie laiptinės prie namų, paskaminom jam, sakom, nusileisk. Jisai, kas čia? Zaraza ir ten kažkoks, neatsimenu, pravardžių savo tiksliai. Ir jis nusileido ir mes tapom labai gerais draugais, surūkė tą suktinę. Bet ne viskas buvo taip rožėm klota, kaip jūs pasakote. Nes yra white kepai ir black kepai, kažkaip tai taip yra, ne? Pas hakerius. Tai jūs buvote ne tik tai baltieji. Įdomu, kad tenais įėję tam tikrų paauglių kompiuterius mes rasdavom, kad ten yra visos folderiai pilni mokymosi, kaip tapti hakeriais. Tai tuo metu jie buvo ten po 12-13 metų, jie dabar yra užaugę ir turbūt Lietuvoje yra kokios IT kompanijų vadovai. Taip kad jie viskas, aš manau, gerai linkme. Bet vienas iš to mano draugų užsiėmimų tai buvo, vadinasi, kardinimas. Tai tuo metu jisai iš barmenų pirkdavo kortelių numerius bankinių. Iš barmenų? Jo, iš barmenų. Nusipirkdavo už kažkokį ten pinigų sumą. Kaip galima iš barmenų pirkti? Nu taip gavus, buvo čia sistema visa. Schema. Kokia yra schema? Užsieniečiai akivaizdžiai Lietuvoje atsiskaitydavom kortelėmis, nes mes dar kortelių neturėdavom. Tais laikais nebūdavo ten tų visokių Žinai, būdavo toksai džirkš darydavai kortelę. Apsaugų. Jo. Kur ten su popieriu kopijas tokias. Ir užtekdavo ten to numerio ir datos kažkaip tai viskas neveikdavo. Ir tie žmonės, kurie to užsiimdavo, tiesiog iš Amerikos su tais numeriais užsisakinėjo daiktus savo vardu, savo namo. Mano klasiokai sakydavo, kad reikia užsakinėti iki $50, tada nepastebės. Jo, tai ten po to buvo atsiradęs, kad iki $10 geriau, tada iš vis niekas nesikabina. Taip. Tai vienas mano pažįstamas padarė porno puslapį
Ir jisai tų užsieniečių korteles į mėnesį kartą abonementinį padarydavo $9 į mėnesį. Ir jisai prisirinko ten 1000 kortelių ir ten $9,000 į mėnesį gaudavo savo ramiai ir keliaudavo po pasaulį. Be abejo, vėliau jisai atsidūrė kalėjime. Nes tokie darbai vis tiek sugrįžta. Laimi šiek tiek, praloši šiek tiek. Kaip sakant, sakau, aš esu keletą daiktų kartu su jais susisakęs. Tu kamerą tokią nerealią užsisakėjai. Kamerą užsisakęs, nebuvau buvau matęs. filmavimo ir buvau užsisakęs telefoną Panasonic namuose, tokį belaidį. Ir labai įdomus faktas, kad mane po kelių savaičių apvogė mano vieno kambario butelį Šeškinėje. Ir aš ateinu ir buvo pavogta kamera ir belaidis telefonas. Ir aš supratau, kad karma egzistuoja. Atsiėmė. Taip, aš tada jau galvojau, ne, čia negali būti sutapimo. Ir aš kažkaip, ir tuo metu kaip tik Lietuva pasirašė sutartį su Amerika, kad tokius atvejus tirti, ir po to jau FBI ateidavo namo pas tokius žmonės. Ir dėl to aš laiku pasitraukiau už to Mano verslo. vienas iš mokyklos kolegų, jisai taip pasietėjo ir jisai gavo rimtų dalykų. Jisai, taip, žodžiu, labai sveikinu, laiku išėjus. Aš gavau kaip pamoką, kad Karma atsiėmė iš tavęs. Kad tokie dalykai, kurie nesąžiningai gauti, jie kažkaip labai greitai ir išgaruoja. Ir kaip jų kaip ir nėra, iš esmės. Supratau, kad neverta. Taip, jeigu voksi, iš tavęs irgi voks. Čia yra karma. Pats esti turėjęs kriminalinių nusikaltimų istoriją? Ne, matai, aš nuo 19, nuo 18 dirbu Amerikos ambasadoje ir mane tikrina kas 5 metai. Okay. Tai aš nepraeičiau niekaip. Bet ir pats nespėja. Bet ir pats esi, turi tam tikrų talentų tikrinimo. Tikrinimo? Nes pavyzdžiui, aš įsivaizduoju, kad kaip sakote, kortelių nebuvo, ne? Tai vadinasi, jums po koncertų viską mokėdavo grinais. Jo. Grinais. Kas skaičiuodavo pinigus? Žydai. Kaip visada. Ar tai nėra viena iš priežasčių, kodėl jūs bylą pasilikdavot? Nu tai, žinai, Po pirmiausia, kiekvieno tu kapodavai galvas visiems, su kuriais nenorėdavai dalintis pinigų. Bet žydą visą laiką pasilikdavai. Žydas yra kaip talismanas ir toks sėkmę nešantis. Nu, žinai, žydai pinigus traukia. Mes taip matėme pasaulį. Žinai, visą laiką. Aitvaras. Mūsų visais laikais klausdavo. Taigi, palauk, Bilas dainuoja? Ne, nedainuoja, jis neturi klausos. Ir neturi balso. Tai palauk, jis groja kažkom? Ne, jis nemoka nieko groti, jis ritmo jausmą neturi. Tai ką jis pas jūs grupiai daro? Pritraukia babkės. Taip. Nes tai yra tiesa. Bet jisai ne tik tai pritraukdavo babkės, bet ir kai jūs gaudavot babkių, jisai jas skaičiuodavo. Ir aš turėjau... Ir papasakok, prašau, apie savo gebėjimą, apie pirštų jautrumą. Ne, tai įmis skaičiuoju... Vieną kartą, kad ne aš paskaičiavau, mes pasidalinom honorarą ir 100 litų banknotas buvo padirbta. Nuo tada aš pradėjau skaičiuoti pinigus. Nes jisai jaučia pirštų galiukai. Pas juos yra, žinok, skaneriai ant pirštų galiukų pas žydus. Jie, žinok, turi 6 jausmą, aš nežinau, ko. Jeigu jūs pačiupinėtumėt... Ką tu turiu omeny jie? Jeigu jūs pačiupinėtumėt padirbtus... Ką tu turiu omeny jie? Žemaičiai. Žemaitijos žydai. Mano močiutė irgi iš Žemaitijos, dūnininkė iš Raseinių ir beje irgi yra įtarimų, kad mes to paties kraujo. Žodžiu, aš ir tu vieno kraujo. Kai skaičiuosit grynus pinigus, dabar tai yra retas atvejis, skaičiuojat grynus pinigus, jis čiupinėjant jaučiasi, jie yra lygus, glotnus ir ne tas jausmas. Kai paimi tikrą pinigą ir padirbtą. Ne tas jausmas, supraskit. Žodžiu, jie tikrai turi, šitie mūsų draugai, turi 6 jausmą pinigams. Aš įsitikinau ne kartą gyvenime. Mes visi jam mokėdavom mažiausią honorarą. Nes jis kadangi nedainuoja, negroja. Bet jisai vienintelis turėdavo pinigų vis tiek. Ir kai mums pritrūkdavo, mes eidavom pasiskolintis. Ir mes visi buvom jam skolingi. Šiaip žydų tauta kaip tokia išaugo per tai, kad bankas buvo solelis, ant kurio žydai skolindavo pinigus dėl to, kad jie, čia yra Florencijos reikalas. Florencijoje atsirado bankai ir bankai buvo soleliai, kuriuose žydai skolindavo pinigus dėl to, kad krikščionims nebūdavo galima. Nebūdavo galima. Dėl to ir čia yra gili kultūrinė tradicija, kurią pats netgi būdamas su visa pagarba, ne koširna žaidas, nes aš žiūrėdavau jūsų laidas ir žinau, kad jūs gamindavot ir nebūtinai iš tų kultūriškai priimtinų dalykų. Tai
O tu žinai, kaip vystosi neapykanta jiems? Jiems, mums. Kadangi Taip, mes jau klausau. visi skolingi. Klausau, papasakok, kaip Kadangi mums. mes jau visi skolingi ir gavę honorarą kešų po koncerto, kai jis juos dalina. Žinai, kaip jis dalina? Jau kai mes visi Taip. skoloj. Jisai taip padalina, čia pasidėlioja prie savęs, dar atsimenu priekį, o automobilio sėdi, tu man skolingas, tu susideda viską į savo, maždaug nurašo skolas, susirinka ir mes taip po koncerto sėdim vėl tušti Aš visi. žiūrėkit, Ir toje Ir būtent vėl jį žiūrim, situacijoje. ir vėl tokiam teliuko akim žiūrim, Bilai, gali dar paskolinti? Ne, aš, Ir ne, aš toje nebuvau tas blogas baraiga, kur viską timdavau. Taip. Žmonėms reikia gyventi. Vis tiek kokį 10 litų palikdavo. Palikdavau po biškį, sakydavau, va, čia tau tiek liko, tau tiek, o kodėl tiek mažai? Skolingi. Taip, ponios ir ponai, ar galime padaryti triukšmo žas grupės suteneriui? Finansistai. Suteneriui. Nice. Ir pagrindinė pamoka - padirbti pinigai nuo tikrų skiriasi. Jums. Šiaip bendrai paėmus, o kaip patys jautėtės, nes jeigu mes čia turime finansininką, čia mes turime tą enforcerį, ne? Taip pat tą Policininką. Policininką, apsauginę jėgos struktūrą, pavadinkime ją taip. Kaip jūs jautėtės tada, kai Ezopas nusprendė, kad jūs gaunate per daug? Mes gaudavom per daug? Tu jiems tai visą laiką primeni. Nes buvo naujas kontraktas su tam tikra įrašų agentūra, kur Ezopas su kolega nusprendė, kad jūs dviese gaunate. Papasakokite, prašau, apie tą situaciją. Žiūrėkit, aš pradėsiu iš toli. O, iš karto važiuojame. Žiūrėkit, pinigai jie yra uždirbami. Bet aš pradėsiu nuo labai toli, kad grupės, šūdinos grupės, sugriūva tada, kai tarp jų atsiranda moteris ir vienos grupės narys nuvilioja kito grupės nario moterį. Bitlai. Yra daug, yra ir Lietuvoje. Jo. Ačiū. Taip. Jo. Taip. Žasai nesugriuvo. Taip, kad kažkokie smulkus pinigėliai tos grupės negalėjo sugriauti. Buvo vienas momentas apie tai, kad mes pradėjom skirti pinigus pagal kūrybos indėlį į kūrybą. Ne, aš ne apie tą istoriją. Ne, mes vis laik procentinį išaišką turėjom. Jūs niekada labai teisingai subalansuota ir sąžininga. Jūs neturėjote procentinės išraiškos ir jūs būdavot po 25% kiekvienas. Ne, mes turėjom. Vėliau. Aš gaudavau 15, vadybininkas Po to jau. gaudavo 15, gaudavo Ezas, man atrodo, su choru, Ezas su trū po 25, choras 20, jeigu teisingai Taip. paskaičiavo. Ir vadyba dar. Nu čia gaunasi 115%, kas yra... Nu tai, ko tu nori, finansistas, gydytas. Gal kažkur palauk, 25. Gerai, tada... Žodžiu, O buvo kad nors tokia istorija, pavyzdžiui, kad Ezopas su Trū nuvarė dėrėtis dėl naujo kontrakto ir tada suprato, kad jūs, vyručiai, gaunate per daug. Nu čia jau reikia. Dabar jau tu sakyk. Dabar jau tu sakyk. Aš tau papasakočiau istoriją, kur mes su Ezopu visus kitus apgavom grupėje. Pradėkime nuo tos istorijos, o po to aš jums priminsiu kitą istoriją. Nu gerai, pradėkime. Pradėk. Nes čia Gerai. tiek įvyko Okay. pas mus visokie apgavyčių per gyvenimą. Kad... Čia, žinai, mes išvažiavom į turą. Tuo metu tas turas būdavo 3-4 koncertai. Ir nesvarbu, kaip ten viskas klostėsi, bet finale, kad mes likom dviese su Ezopu. Ir atvažiavom į Palangą. Ir turėjom... Nepasisekė koncertas Klaipėdoj, mes iš jo pabėgom. Jo, nes... Bla. Ką? Nu, okay, mes koncerte nepardavėm bilietų, ar kažkas nepakankamai. Mes atkoncertavom sąžiningai. Ir koncertavom, bet bilietų buvo labai nedaug parduota. Dar koncertavo grupė Uzi. Kažkas statė garsą, kažkas statė šviesas. Mums neužteko atsiskaityti už garsą ir už salės nuomą, mes tada scenoje jau koncerto metu vienas į kitą žiūrėdami tarėmės, kad po truputį bėgam. Žinai, kaip bare žmonės sėdi ir sako, kad nesumokėt, tu išeik, ir tai visi pabėgs. Tai mes taip pabėgom nuo scenos. Mokslinis terminas yra pisti žaibą. Tai mes pistelėm tokį žaibą iš koncertų salės, tai įsivaizduoji? Nuo Jūs po scenos. vieną išėjote nuo scenos.
po vieną, kažkur kažkas ten kieme bėgo, bet į visas skirtingas pusės varėm. Neįtikėtina, kad tik nereikėtų mokėti už nuomą, žinai. Okay. Bet mes atsidūrėm su Azopu Palangoje ir mes žiauriai čia be pinigų sėdėjom, bet turėjom kasetę žasų. Be cento ir valgyt norim, žinai, ir turėjom žasų kasetę kišenį. Bet čia jūs esate kuriam žasų laikotarpį? Užas. Dar vis pačioj pradžioj. Užas, kas nežino, kaip verčiama, tai yra siaubas. tai mes, žinai, vaikštom po Palangą, apie ją daug tik tai girdėję, nedaug čia joje buvę tokie savarankiški, nes dar buvom pakankamai jauni ir tikrai žinom, kad čia koncertuoja grupės restoranuose. Blet, mesgi grupė. Dviesi iš grupės. O mes sutrūk, kadangi neturim pinigų, važiuojam į Vilnių. O jie, kadangi neturi pinigų, važiuoja į Palangą. Bet čia vat ir atskiria verslininkus nuo prasčiokų, supranti. Jie varo užsidirbti, jūs grįžtate su uodega tarp kojų. Kasetę mes turim. Ko dar reikia koncertui? Palanga, tai yra didžiulė rinka. Koncerto aikštelių pasiūla. Tada yra du jauni gražus bičias su žas įrašyta kasetė. Gabalai, tikrai ne popsas. Ir mes ėjom per visus restoranus. Turėkime omeny, kad tai yra Užas. Užas albumas yra apie bomžą su nupuvusia ranka, bičą, kuris yra traukinių palidovas ir vartoja heroiną. Tai yra, tai yra visi geri. Apie tą patį smaukimą, nuo kurios tu pradėjai laidą, ar ne? Taip. Tai mes... Ne, smaukimas iš dozės. Smaukimas dozė, jo. Dozė. Bet nesvarbu, tas... Bro. Ir ten. Ar tu žinai grupę žas, ar tu apie ką tu? Žiūrėk, mes turėjom kasetę. Ne, už senatvę nepamiršai. Tekstus turbūt ne visus mokėjom, nes buvo labai daug žodžių, žinai. Ir mes ėjom per kiekvieną Palangos restoraną, siūlydami savo paslaugas. Maždaug užeinam, labadienam, čia mes jauna grupė. Kokia žaska čia dainuojat, papasakojau, kad dainuojat. Mes galėtumėm pakoncertuoti už nedidelį honorarą. 200 litų prašym. Nes maždaug, ką veža smegenis? Taip. 200 iš 2 po 100, visai neblogai. Primesk, bet po 100 gaunam. Čia yra 10 porcijų sapakų. Ir žinai, apėjom per parą visus restoranus, niekas nepakvietė koncertuoti. Ir jau mes tikrai alkani, žiauriai alkani. Ir prie estrados sutinkam, vasaros estrados sutinkam vieno direktorių įkūrėją Hubertą Grušnį. Jis pažiūrė mūsų, akivaizdžiai pamato kažką tai gero mumise. Ir sako, koncertuokite šiandien. M1 kažkoks gimtadienis buvo vasaros estradui. 400 litų. Hebra. Ir mums po 200. Tai tie, kurie permižo, išvažiavo į Vilnių, liko be honoraro. O mes su Zopu per parą vaikščiojimo vis tiek prasidėjo. Du linai baigė į kelnes. Jo, o mes ne tik, kad pakoncertavom ir gavom po 200 litų, bet po to, kai mes atėjom su Marijum pas Grušnį ir sakom, mes norim dirbti M1, jis jau mus pažinojo ir priėmė dirbti. Tai čia mes nutėsėm kelią Marijui, dabar jisai ten yra programų direktorius Lietuvoje. Taip, matai, kaip viskas susiklosti. Wow. Kai galvoju, kad gyvenime mališūda, nebūtinai mališūda, svarbu gerai malti. Iš to kažkas vis tiek gausis. Nice. O dabar aš jums papasakosiu kitą istoriją. Buvo toksai kartas, kai ėjo su nauja įrašų kompanija. Dėrėtis. Bet žiūrėk, tu tikrai tikras, kad mums nereikės pradėti jos pardėti vėl? Nope. Aš žinau, kad jūs tai žinot. Ėjo Ezopas su Tru dėrėtis dėl naujo kontrakto ir sutarė dėl kažkokios tai sumos. Ir tenais buvo labai didelės dėrybos ir kažkurioje tai vietoj po tų didelių dėrybų jie išmušė didžiausią sumą, kokią tik tai galėjo. Turbūt 100 litų. Ten buvo 1000 ir tada, kai jie išėjo, dėl to, kad buvo jauni, jie buvo entuziastingi, gobšus, jie pradėjo kalbėtis. Jie pradėjo kalbėtis apie tai, kad galbūt, bet kodėl čia dabar visi turi gauti tiek pat. Ir va tada būtent ir gimė idėja. Primink, nes, sakau, senatvėje. Tada gimė idėja, kad galbūt, o jūs tas nedainuoja, tas, ką ten su būgnais, mes būgnų jau net nebenaudojame, kam jiems tenais reikia. Bet galvoja, tam, kad būtų fair enough,
visiems reikia, kad po 25% būtų. Tai jie tiesiog užuot sakę, kad mes pasiimam didesnius procentus, jie pasakė, kad mes pasiėmėm mažesnę sumą tam, kad visiems liktų po 25%, bet ta dalis, kurią jie sutarė ir kur liko į didesnę sumą, jie tiesiog pasidalino dviese, o po to girti per klaidą patys prisipažino. Bet jeigu toks dalykas įvyko, nors aš neatsimenu, tai greičiausiai ten suma buvo tikrai ne 1000, nes čia greičiausiai buvo kažkas kalba apie pirmą arba antrą albumą ir ten mums mokėdavo, turbūt koks 150 litų ir dar pasirašydavom sutartį, kad 60 metų atiduodam visas teisės kompanijai. 1000 tikrai prasidėjo. Bet sakė, kad tu kiekvieną kartą prisigėręs jiems primindavai tai. Gal aš šiaip priekabėvau. Aš buvau tam tokiam maudė, žinai, tuo metu aš norėjau su apsauginiais visai susimušti. Tiesiog man tai būdavo ir aš tais laikais kažkada vieną dieną vis tiek tai iššovė, man reikia persiprogramuoti. Linai, šiandien nesimušk. Jo, jisai važiuodavo, kaip mantrą kartodavo automobilį. Ne, bet mes galim papasakoti, kada 1000 prasidėjo. Iš tikrųjų, jo, 1000 prasidėjo nuo LNK ir Silkinio. Jo, Aurelijus Silkinis paprašė sukurti šokių versiją, mes nuėjom, padarėm. Man gerai, atsimenu tokią dainą, man gerai. Taip, tenais buvo visas albumas fantastiškas. Šuolis, popso. Jisai pareklamavo per LNK televiziją, čia negalima sakyti televizijos pavadinimą, galėsi iškirpti. Ir tada pardavė 40 000 kopijų šito singlo. Ir mums tada atnešė, prie Baltam tiltė, kažkokia kavinė buvo, mes atnešė ir mums padavė visiems į rankas 1000. Ir mes tada tokie. Man atrodo, $15,000 buvo, ar 10. Tai buvo tie laikai, kai didelės sumos vaikščiodavo doleriais. Jo. Ir mes taip. Jeigu normaliai uždirbi, tau duoda dolerį. Aš atsimenu, kad buvo tokiais pakeliais suklijuotais, su papiriukais, kaip filmuose rodė. Netgi su tais. Tai pirmą kartą gyvenime mes tokį dalyką gyvai matėm. Ir mes tokie. Hebra, mes grojom klaidingą muziką. Ir nuo to momento grupė Žas iš to roko ir suka gyvenimo ratų staigiai. Ir tada prasidėjo. Aš myliu kiną labiau nei mergino, kai gyvenimas įposto, jis tave atgaivino. Ir tada pašlo, pajechala. Pinigų lietus prasidėjo. Prasidėjo pajamos. Kiek pavyzdžiui, aš norėčiau kiekvieną iš jūsų paklausti, kiek daugiausiai esate turėję, nes vis tiek, tiek, kiek jūs gaudavot, aš taip įsivaizduoju, per vieną vakarą vis tiek neišleisi. Vadinasi, reikia kažkur dėti. Justinai, tu neįsivaizduoji. Žinoma, kad taip. Žinoma, kad tu esi ribotas. Bet išleisi. Justinai, tu neturi fantazijos. Bet čia tas jaunoji karta, tu netempi tiek, supranti? Žiūrėk, tuo metu, kai mūsų honorarai... Tu dabar kaip ta dažytoja. Sekantis lygis tik plytelės. Kui ne čia viskas. Kai esi turtingas ir turi daug draugų. Ir dar tuo metu bankai neteikė paskolų, tai nėra, žinai, neteisi su pradiniu įnašu atsinešęs ir dar pasimsi daugiau šaibų ir pasistatysi namus. No. Tuo metu, kai mūsų honorarai labai šoktelėjo, Žilvinas Žvagulis atidarė Vilniuje klubą Muzikinis Angaras. Ir padarė tokia įėjimą labai įdomų. Muzikantam davė gerti į skolą. Su nuolaida. Ir ačiū, kad ten visi muzikantai po koncertų važiuodavo ten. Nebe klausimų. Dabar tu galėdavai nuvažiuoti, jeigu tu esi muzikantas, tu gali nuvažiuoti į Angarą ir gauti, išgerti į skolą. Buvo sąsiuvinys toksai pas barmenus. Man atrodo, mokslinis terminas yra bargon. Ir taip, žiūrėk, ir būdavo taip, mes nuvažiuojam penktadienį, atsibundam pirmadienį. Nuvažiuoju į Angarą, atsimenu pas barmenus. Sakau, kiek skolingas? 2300 litų. 2300 litų yra praktiškai pusė būto Tarandėje. Sakau, už ką? Taigi aš tik tai vieną Red Label butelį paėmiau. Sako, ne, tu pirmą paėmė 10 valandą vakaro. Va, parašytas asvidį. Po to 1 valandą paėmė 2 butelius, 2 valandą paėmė 4, o namo išvažiuodamas paėmė dėžę. Tai ir aš nesu tikras. Ar jis tikrai ėmiau? Ar jie tik tai užsirašydavo? Tai va čia liko paslaptis. Žvaguliui, kadangi viskas, jis žinai, toksai, jis labiausiai versininkas iš visų muzikantų. Tai jisai, blėt, tie, kurie mažiau geria, tai jisai gabaliui pastatė lošimo aparatą.
Ir Gabalis viską, ką uždirbo, viską sukiždavo į tą aparatą. Jisai vienas žaisdavo ir laukdavo to, žinai, kas ten iškrenta. Čia yra Vilniečių. Pavyzdžiui, viena iš pirmųjų frazių, kurias aš sužinojau užėjęs į biliardinę, Vilniuje buvo šias prabijot. Reiškia, tuoj pramuš. Tai Gabalis niekada jam nepramušė, niekada jis nelaimėjo. Jo, mes labai daug čia apie istoriją. Galim... Dar kur pinigus išleisti. Taip. Aš, pavyzdžiui, vieną mėnesį su telefonu prašnekėjęs 2,5 litų. Aš klausau jūsų. Atsirado, aš gyvenau Bendrike Vilnių ir neturėjau telefono laidinio. Taip. O mergina gyveno Kaune. Ir aš neatsimenu, kiek tada kainuodavo minutę, bet kainuodavo litais minutę. Taip. 2 litai minutė. Kažkas tokio. Ir aš Taip, paskambinau. Telka kažkoksai tai tikėjęs. Ne, buvo jau ir bitė, ir omnitelis buvo. Ir aš paskambinau ir bla 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 bla, 40 minučių, bam, aš... Vieną mėnesį 2,5, kitą mėnesį 1,5. Va, kur tie pinigai. Šiaip bendrai paėmus... Justinai, tu neturi fantazijos. Reikia daug kalbėti, kad šitą parduoti. Tai jo. Meilė. Meilė. Fantastika. Ar tiesa, kad... Ok, šitas galbūt ir nepasitvirtino. All good. Bet ar tiesa, kad jūs turėjote... Kaip jinai vadinasi... Ta celelė mašina, kažkokie tai, tipo, jūs turėjote užsitiuninę BMW automobilį, limuzino klasės. Taip. Jo, mes visą laiką, mes niekada nieko bendro neturėjom iš tikrųjų, išskyrus idėją. Laisvės idėja, išskyrus. Taip. Bet mes nusipirkom automobilį seną BMW. Tenais buvo semiorkė. Ir labai taip sukrito, mes turėjom seną automobilį, mums paskambino Altas, tokia kompanija, kuri dėjo... Palaukia iki Alto, mes nusprendėm, kad ją tuninguosim pagal senų tarybinių taksistų tuningą. Ir tuo metu Gariūnuose buvo labai linksmų parduotuvių, kur ateini galėtų kvarbatkių nusipirkti, žinai, tokių, kur... Aplink langus. Kur netgi antikarų su autobusu būdavo jie. Turėjom 2 kaukolytės mėlynai šviečiančias, kabančias. Taip. Bokso pirštinės šviečiančias. Tada radom lemputės, kad po dugnu šviestų. Tada ir ratus lemputės atsirado, įsistatėm. Strobai. Jo, visur prisidėjom lempučių. Ir tada atsirado įmonė, kuri sako, gal galite pakoncertuoti ir mes jums pastatysim profesionalią, labai gerą aparatūrą į automobilį. Garso įrangą. Jamam. Jo, prie garso įrangos, aišku, reikia dūmų mašinos. Ir čia yra mano esminis klausimas, nes man tai yra fantastiškiausia istorija ever. O kam jums reikėjo automobilyje dūmų mašinos? Blemba, mums nereikėjo. Iš tikrųjų, tai ta įmonė padarė mums fantazijos. Aš žinau kam, bet tegul jie atsako. Mes visą laiką norėjom, kad iš mašinos, atidarius mašinos duris, pirmiausia išvirstų dūmai. Kas reiškia, kad... Taip. Kas reiškia... Peržulius. Hey, ir peržulius. Hey, ho! Ir po to... Peržulius. Į žvaigždės. Ir tu įsivaizduoji, tai čia buvo dirbtinis būdas, kuris... Legalus būdas. Čia legalus būdas. Tikrai tai buvo dūmai, kurie dirbtinėmis priemonės sukurti, bet iš tikrųjų mes esam tai tikrai padarę. Ir mes... Žinok, aš kaip po to... Bet tai nėra atsakymas, kurio aš laukiu. Aš kaip po to pabuvau... Kodėl jūs įstatėte dūmų mašiną savo BMW? Kad turėtumėm dūmų uždangą. Niup. Nu, kokį tu turi atsakymą? Kam tu čia skambinėjai, blem? Nu? Esmė tokia, kad jūs esate ant tiek išprotėję, kad jūs ne visada prisimenate savo pačių bairius ir tai yra visiškai normalu, bet oficiali versija yra taip. Dabar ką nori gali tam, pasakyti. kad būtų kumaras, tam, kad būtų, tenais, išliptumėt iš mašinos ir kažką tai. Bet pati geriausia priežastis, kokią aš girdėjau, ir aš girdėjau jų 4 iš jūsų draugų, buvo ta, kad Bilas net prastų. Dėl to jie BMW darydavo dujų kamerą. Tai dujų kamera čia dar kita istorija. Čia dar kita istorija. Blemba. Ford Scorpio dujų kamera. Žiūrėkit, aišku, mes visi žinom apie liūdną žydų tautos tragediją. Žydų tautos tragediją. Bet ką mes turėjom
Tikrai dovana. Mes kartu su Bilu iš visą laiką tai galėjom kažkaip paversti tam tikrą ironiją. Nu, mes daug humoro apie tai turėdavom. Jūs galite apie tai Mes juokauti, galėjom jeigu jūs turite savą. Geriausias draugas Aš galiu Žydas. tai, aš Taip, galiu tai. taip. Aš jiem leisdavau. Tu nusipirkai Užsidirbau. iš Stepo Januškos, tu nusipirkai Ford Scorpio. Scorpio. Stepas Januška grupė studija. Pardavė man Ford Scorpio, kuris yra belenkiek benzo. Ir tuo metu visi dėdavosi dujas. Aš įsidedu dujų balionus. Ir jis buvo Ir tą truputėlį Ford kiauras. Scorpio. Ir tikrai tuo metu tai nebuvo labai sandari dujų sistema, bet kokiam automobiliui. Ir dujų kvapas jausdavosi visada. Ir mes važiuojame pirmą koncertą, jau su tom įdėtom dujom. Įlipa Ezopas, jam nieko. Įlipa True. Blet, jam irgi nieko. Įlipa Bilas ir sako, chorai, tu čia man specialiai? Tai, žinai, kai mūsų draugas gali ironizuoti apie savo tautos istoriją, skaudžią istoriją, ir iš to kartais pasijuokti, tai paversti kažkokiu tikrai bairiu, nors tai nebuvo bairis, bet, nu tai va, tai čia toks tikrai... Dėl to mes į per vieną koncertą prie kryžiaus ir prikalėm beje. Taip. Dėl to tikrai toj mašinai smirdėjo dujom. Tu tai jautai, nieks nejautė iš mūsų trijų. Nu, bet ten smirdėjo. Tik tu jauti. Ir dar tau Stepas pardavė mašiną su skilusio variklio galva. Blemba. Jie visi, ta žvagalio ta karta visus apgaudinėjo jaunus. Jie visi būdavo Beje, tie. tas pats gabalis mus po vieno koncerto primušt norėjo. Žinai, kaip tas senas atlikėjas žiūrėjo mus jaunus ir toks jau išgėręs, nepralošęs dar tam žaidimo automatė. Rodė maždaug, ne, jie man nepatinka. Ini, mini, mini, mo. Kas gus pizdai? Žas. Bet net kažkaip... O buvo momentų, pavyzdžiui, kuris jūsų koncertas buvo tas, kuris, tipo, kur jūs jau pirmą kartą supratote, kad this is it. Čia jau yra tai. Nes aš įsivaizduoju, pavyzdžiui, man atrodo, kad visi turi skirtingų, tuo žas ir yra įspūdinga, kad visi mes turime skirtingų suopračių, kur žas tapo didžiuliais. Man, pavyzdžiui, atrodo, kad žas tapo jau tuo globaliu Lietuvos brandu, tada, kai buvo Eurolyga, ir tada, kai jūs jau įrašėte Eurolygą G, bet tada jau buvo, nu, tipo, viskas. Bet čia gal yra jūs tai ir bėda, kad tada, kai mes tapom tais, mes nebeprisimenam. Nes Eurolygos šitam koncerte, kur kartais matai įrašą, mes tikrai buvom labai, nu labai. Nu, ten visi buvo labai. Ten visi buvo labai, ten nebuvo nelabai. Ja. Ir ten tiesiog, taip kažkas buvo kaip sapnas, žinai, nelabai ką atsimeni. Taip. žinai, aš to galiu pasakyti, kad visos dainos, kurios iškėlė grupė Žas, buvo užsakytos už pinigus. Visos. Nu, mums kažkas paskambino ir sakydavo, ar gali čia Europos Sąjunga reikia laimėti. Taip pat kaip Joninės. Ja, bus referendumas, reikia žmonės eitų prabalsuoti. Ar gali dainą sugalvoti? Galim, kiek duodat. Savo 4,000 litų, atsimenu tada, ne? Kažkas tokio. Žalia pasą, čia Europos Sąjungos įstatymas. Ir mes sugalvojom ten. Mano pas žalias, kur noriu važiuoju. Hitas. Tada nusipirko ten Forum Palace visus kinoteatrus Vilniaus. Forum Cinemas. Forum Cinemas, jo. Ir sako... Į kiną tuo metu niekas nėjo, jie norėjo sukelti hypą. Ar gali sukurti dainą apie kiną, duosim pinigų... Tarp kitko. 4,000 irgi. Sakom, galim. Sako, jeigu į pirmas vietas pateks, dar 1,000 pridėsim. Ir sako, mes galim. Paėmėm pinigus, pragėrėm ir pamiršom. Ir vieną dieną skambina ten toks Beržinis draugas mūsų, kuris ten dirbo. Sako, tai sveiki, kaip ir tarėmės, rytoj laukiam ofise su daina. Ir mes tokie, oh, shit. Skambinam į studiją, staigiai, sako, gali priimti valandai? Galiu. Ir mes į mašiną sėdam, važiuojam į Kauną į studiją ir mašiną greit surašom tekstą, ateinam, greit, dainuojam, nunešam, sueina pirmose vietose. Ir taip su visom dainom. Krepšinis irgi pinigų davė. Pirmose vietose. Visi, kurie davė pinigų, visi pirmo. Bet kai tik tai mes atsisėsdavom su prodiuseriu ir sakom, padarom hitą. Stengiamės. Ir sėdim, kūriam ten savaitėmis, ten galvojam, keičiam tenais, ten skambėsi būgnų iš vieno į kitą. Šūdas, niekada kitas ne. Žodžiu, jūs esate momentinė grupė. Jūs esate, žas realiai yra polaroidas. Gaunasi fantastiškai, tada, kai klikteli tiesiog. Ilgojo laiko tarp numerė. Ne, tiesiog kai ne...
Net nesugebėjo. Bet po to vėl prisikėlė, vėl buvo mada šitų momentinių nuotraukų, polaroidinių. Labai Mes, didelė, pavyzdžiui, prieš turime- kokius 5 Tai metus. akivaizdžiai, žiūrėk, prisikėlė, mes čia sėdim kažką, kalbam, žmonės klauso. Toks momentinis kažkoks. Ne, mano pavyzdžiui, Leonas nufotografavo savo pirmą fotkę būtent su juostiniu aparatu. Ir tai yra gražiausia fotkė, kokią aš esu matęs. Būtent buvo mūsų vestuvių fotkė, kur Leonas paspaudė mygtuką. Ir Justinai, čia vienas gražiausių mūsų pasirodymų per paskutinius 10 metų. Vienas. Jo. Yra pirmas mūsų viešas pasirodymas per paskutinius 6 metus. aš norėčiau, jau kaip ir mes tokį gerą pagreitį pagavom, bet man visą laiką buvo įdomus vienas momentas. Dėl to, kad tada, kai Linas Ezopas išėjo iš grupės, ten, ar tai išėjo, ar tai... Išėjo. Linas išėjo. Mes su Bila esam tą sakę ne kartą. Jo, kad bet- tie du, bet prasme, bet man kaip pas mus klausimas- grupė, kas nors prasiblaivydavo, iš jos išeidavo. Tai Bet man klausimas- išėjo Zopas vieną kartą prasiblaivęs, grįžo tada Trū prasiblaivė ir jisai išėjo. Mes su Bilu Bet, nesiblaivėm. o kaip jūs tuo metu jautėtės dėl to, kad jis buvo toksai, nu, jokios skirybos neįvyksta dėl to, kad kažkas tai kažkam piso į snukį. Tipo, visas skirybos vyksta per tenais po truputį kažkas tai įvykę yra. O kaip jūs jautėtės tuo metu, kai jau jūs nusprendėte, kad this is it? Visi tie Nes tuo, dalykai- nes tuo metu buvo pas jūs didelis dalykas. Žas buvo žiauriai didelis dalykas Lietuvoje. Jūs turėjote savo laidą, jūs turėjote savo grupę, jūs turėjote koncertus. Jeigu kažkas tai turi pinigų nusisamdyti Žas, jie samdydavo Žas. Mes tais metais prisėdom ir suskaičiavom, kad uždirbom $500,000. Tada. Litų. Jo. Per metus. 500 000 Su litų. teliku, su... Datais pinigais. Jo. Taip, tai buvo turbūt tie pelningiausi metai, bet tada man prasidėjo dvasinis nušvietimas. Blaivyti Jo, žmogus pradėjo. bet kad pas tave prasidėjo tenais Indijos, tai čia, nu, faktas. Bet kaip jūs jautėtės? Tai jisai Šūdinai, žinok. pasikvietė mūsų į neringą. Jo, vėl neringa. Vėlgi, neringa. Karma, blemba, čia už tą Bilgauptaitės užpuolimą. Žinai, ir pranešė, kad jis išeina. Buvo šūdina, žinai, toks. Kaip jisai, kaip vyko, nes yra visą laiką, kai kalbame apie išsiskirimo kalbas, visą laiką yra tam tikrų, tipo, čia ne jūs, čia aš, tipo, kaip vyko pati... Ne, tai jis taip ir kalbėjo, čia aš čia Indija, Ne, aš kažką. pasakiau, kad aš dabar kitų kelių einu, man atrodo, man su jumis nepakeliu, jie tai pradėjo raudonot, pikt. Ir sakau, bet aš norėčiau televizijos laidoje toliau su jumis dalyvauti. Ir choras. Ne, blėt. Jau taip nebus, kad įsiskyrėjai su žmona, bet dar grįžti sekmadieniais į lovą pagulėti. Čia kaip vaikas, tipo, aš išsikraustau iš namų, bet dar duokit man pinigų, tipo, nichuja. Ne, žinok, iš tikrųjų šokas buvo kokias porą savaičių, tada, blėt, mes nuvarėm į studiją ir rašėm vieną visų laikų didžiausių hitų Žasų. Jau be Zopo, Mandarina jėga. Tarp kitko, Mandarina jėga yra... buvo toks tūpas dėl to, kad- gabalas. Dėl to, kad aš esu iš Fabijoniškių, man tai reiškia ypatingai daug. Dėl to, kad pas mus buvo tas regionas, kuris dabar vadinasi Mandarinas, buvo Rimvalas. O po to, kai atsirado prekybos centras Mandarinas ir sako, spėkas koncertavo atidarime. Kažikas. Ir beje, mes dar vis tiek, tikrai buvo daug koncertų, mes ir su labai gera energija dar nuvažiavome į Nidos festivalį, mes išsispausdinom Ezopo tą tokį, žinai, kaip būna žmonės fotografuojasi prie maketo. Tai mes dar į kelis koncertus nusivežėm spausdinti Ezopo tokį, pasistatydom ant scenos ir koncertuodom. Bet jūs jo labai nemėgote tuo metu, ar ne? Nemėgo, nes kai aš grįžau po to į grupę po 8 pavyzdžiui, metų netgi pertraukos. jūsų Palauk, filmas... Aha, Grįžau į atsiprašau. grupę po 8 metų pertraukos ir jie tuo metu buvo jau nusipirkę studiją pusrūsį Fabijoniškėse beje. Ir aš tipo ateinu į tą pusrūsį studiją ir visi plakatai, kurie ten Žazų kabo, mano akis juodai užklijuotos. Nes, pavyzdžiui, netgi jūsų buvo filmas dokumentinis Žas, kur jūs netgi kartu nesusėdot pakalbėti.
Tenais buvo... Ten, Gerai žinok, filmavo, ten režisieriaus mintis buvo tokia, kad lygia Žas versus Ezas. Man atrodo, Nes jūs visą laiką kaip ir susitikdavo, ne? Ten papietaut, Nelabai, šnekėt. bet aš buvau tas, kur paskambino, kad susitinkam, nes turim čia truputį minčių. Jau buvo prasidėjęs mamos apdovanojimai, prasidėjo ir va tada... Mes įkvietėme 15 metų, jis buvo Seimo narys ir jis neatėjo į tą koncertą. Nes jam neleido frakcijos kažkoks pimpalas. Žiūrėkit, kas gavosi. Jo. Ateik, pabūk. Ne, frakcijos kažkoks, tai neik, sugadinsi savo įvaizdį. Ar gali būti... Ezai, blėt, kokį įvaizdį tu sugadinsi? Kokį? Seime. Jie ten į Seimą, ne, politiko čia, bet jie ten kartais biški, žinai, jam atrodo, kad... Wow. Taip, bet tai dažniausiai ir atrodo, tipo, kažkurioje tai vietoje, kai tu užstringi savo paties tą aidų čemberyje, tau atrodo, kad svarbus ir, žinai, yra dalykai. Aš žiūrėdavau Ezo intervus ir jisai toks užsiparinęs visuose. Žinau, tą bičą, kur aš pažįstu su humoro jausmu, kad jisai ateitų, pasakytų kokią nesąmonę, žinai, ir išeitų. Bilė, ten visą laiką aplink tave atsistoja kažkokių tai užnugarinių oligarchų, kurie turi kažkokius patarėjus, šešėlinius kardinolus, ir sako, kaip reikia daryti, ką reikia sakyti, kada sakyti. Ir aš toks, gal taip reikia, žinai, taip sako, tai mokina čia mus matyti. Nes čia yra kita sistema. Ne savo žodžiais sakyti ir aš tada šūdas gaunasi. Taip, ir visą laiką man, pavyzdžiui, atrodavo, kai aš matydavau patį sakantį dalykus į mikrofoną su kostiumu, su kaklaraiščiu, man visą laiką atrodavo, kad, AI. Artificial Intelligence. Kažkas tai uždėjo jo galvą ant kostiumo ir jisai sako dalykus, va štai taip, ir visą laiką bando išlaikyti taktą. Ir aš sakau, bro, aš jį prisimenu su tatuiruotė ant kaklo, kuris greuna dalykus. Įdomus faktas, kad aš tik kai atsidūriau Seime, ten netyčia visiškai. Aš tuo metu buvau žaliavalgis ir labai nedaug valgiau maisto ir nuo to buvo mano akys laikė tokios išsprogusios. Tai būna pas žaliavalgius, tai toksai visą laiką. Ir visi Seimo nariai galvoja, kad aš pastoviai prisileidęs heroino kažkokio tai. Ir jie tipo siūsdavo žurnalistus prie tūliko, kurie mane sumedžiodavo ir duodavo testą, sako, ar galite pasisiuoti šitą buteliuką? Ir aš toksai, galiu. Bet čia yra... Pasisiuoju, jie taip nieko neranda. Ir neišeina reportažą. Bet čia yra tas reikalas, jeigu jau šiek tiek nukrypstant nuo dalykų ir einant prie politinių dalykų, man atrodo, kad tame yra problema. Ir tu žinai iš visų žmonių, ko geriausiai, kad jeigu mes duosime įstatymų kūrybą apie narkotikų vartojimą daryti žmonėms, kurie niekada nėra vartoję narkotikų, galbūt mes ir turėsime keletą klaidų. Dėl to, kad, mes paimkime žmogų, kuris yra žaliavalgis ir duokime jam daryti įstatymus apie mėsos. Apie jaučių skerdimą. Apie jaučių skerdimą. Mes paimkime, Širinskienę ir duokime jai sukurti įstatymą apie žolės reguliaciją. Jo, čia tau atrodo, kad kažkas duoda kažkam kažkokius įstatymus kurti, bet iš tikrųjų ten niekas net neprileidžia prie įstatymą, aš to galiu pasakyti. Ten yra toksai klanas susikūręs, kad yra Seimo pirmininkas, gal buvo, kuris... dabar taip nėra. Yra. Jo, žinok, jau čia mus YouTube'as užblokavęs yra. Ant šitos frazės jau viskas, nes jie turi galios. Tai gerai, tada nutilėkim. Jie visi faini. Šiaip žiauriai faini žmonės. Žiauriai faini ir padeda tautai. Labai geri, labai atsidavę. Šiaip žiauriai gerai. Atsidavę altruistai. Taip. Ir niekas... Paskutinius marškinius atiduotų. Ir Seime niekas nevartoja nieko. Ne. Anyways. Yes. Aš dar pažiūrėsiu, ar aš dar turiu kažką tai... Gal paskambinau dar kam nors? Kas? Paskambinau, paklausinė. Aš jau, žinok, paskambinau žmonėms. Anyways, tai va, ir dabar pas jūs gavosi, kad išsiblaivė ir jau nebegeria su jumis. Ne, jis vieną dieną sakė viskas, quit. Nice. Quit. Bet kai aš jam skambinau, jam buvo... Smagu? Jo. Aš manau, jis dar grįž. Jisai apie jūs vis dar galvoja.
O mes bandom jį įtraukti. Aš jums dabar žinai, kaip kalbu, kaip tipo, kai išsiskiria pora ir tipo, kur aš kalbėjau su tavo ekse, jinai vis dar apie tave galvoja. Mes su juo bendraujame visi taip labai gražiai, taip kad nėra ten įtampos. Nice. Jūs šiandien, kas iš jūsų valdo instrumentą? Tu valdai būgnus, tu valdai, palauk, tu ir fortepijoną, ne? Ne. Aš kontrabosinę gitarą kažkada grojau pradžioj, Ok, po to būgnais. taip. Kokia gitara, žinau, tu gor, kontrabosinė. Kontrabosinė gitara? Nėra tokios gitaros. Yra. Bosinė gitara, yra Ne, kontrabosas. kontrabosinė Kontrabosas. Tik tai kontrabosas, bet ne kontrabosinė fucking gitara. Stora gitara tokia. Ok, Vat, ir tamsta pats nelabai, ne? Aš esu grupiai. Taip. Aš grupiai būnu. Bro. man labai linksma kartais užsieniečiam draugam pasakoti apie bylą. Kai pasakoju apie grupę mūsų ir rodo nuotrauką, klausiu, šitas kom groja. Ir aš tada su tokiu džiaugsmu pasakoju, nekom. The question is not who, question is why. Bet žinai, čia geriausias bairis irgi apie pasiekimus. Mes įrašėm gambalą, esu aš Bilas, tokia daina. Aš per seksį savo hebrai, per seksį savo džetai. Nu, ir Bilas tą gabalą dainavo. Vienintelė daina iš visų ten kokių 50-60 žasus padaryti Pagal Fanuškį, aišku. Bilas dainuoja. Ir mes Londone koncertuojam. Ir prieina produsas, Britas, ir sako, hebra, šūdas viską, ką jūs darot, tas gabalas yra geriausias. There you go, there you go. O produsas, nu, Ar galime mes šiandien padaryti vieną gabalą gyvai? Galim. Ok, ponas ir ponai, mes šį vakarą turėsime live žasų koncertą. Aš jau galima tik tai nubėgsiu, pasimsiu savo instrumentą. Dievas mato, aš to nenorėjau. Gerai, pasimom instrumentus, aš to nubėgsiu, pasimsiu savo instrumentą ir mes let's fucking go. Bilai, ateik. Bilui duosim darbą pagaliau, ateik. Vienam prie man laikyk čia, o kitą prie gitaros. Blema, Bilas man net būgnų nepadėdavo susirinkti po koncerto. Pirmas, kuris padėdavo. Nėra žydas dirbęs ne kartą. Šitą aukščiobiškį, dar keli tokio koncertą ir pakelsim tavo honorarą. Galim? Ponas ir ponai, leiskite tik tai jums priminti, kad šį vakarą jūs matote Nesiaukite live, kurį remia Top Sport ir Švyturio nealkoholinis, kurioje yra grupė, kuri yra legendinis momentas Lietuvos muzikos istorijoje. Ir tai yra, padarykite triukšmo, Žas! Kad jau subrendom ir žilų plaukų daugėja, tik su mėlymais į žasais susitinkam vis svečiau. Panašu, kad jau suaugom, piniginės tik storėja, bet namuose atsiranda, kas mielai paplonins ją. O mano mylimasis tėti, užteks prie teliko gulėti, einam kur nors pavažinėti ir tu nupirksi man žaislų. O mano mylimasis tėti, užteks prie teliko gulėti, einam kur nors pavažinėti ir tu nupirksi man žaislų. Sunkiai telpa Facebooko paskyroje. Džipų mes prisipirkom ir turtų tik tai daugėja, bet didžiausias mano turtas laksto mano namuose. O mano mylimasis tėti,
užteks prie teliko gulėti, einam kur nors pavažinėti ir tu nupirksi man žaislų. O mano mylimasis tėti, užteks prie teliko gulėti, einam kur nors pavažinėti ir tu nupirksi man žaislų. O dabar jūs, o mano mylimasis. Paplokit sau! Ponios ir ponai, ar galite padaryti triukšmo, nes šiandien Nesiaukite live svečiuose buvo legendiniai Žas, choras Ezopas ir Bilas. Ačiū Jums labai, čia buvo Nesiaukite live su Švyturio nealkoholiniu ir Top Sport. O mes Jums linkime gero vakaro ir pasimatome Vilui Gražinoj. Šiandien repertuare lietuvaičiai, jie mums nesumokėjo, kad mes tai sakytumėm, bet tenais yra pati geriausia kriaušė, kurią mes žinome Palangoje, stovinti prie, o po to varome tūsinti. Ačiū Jums labai, kad atėjote, gero Jums vakaro, nevairuokite girti namo. Dar kartą padarykite triukšmo, grupė Žas! Top Sport казино lošimo automatai, ruletė, stalo lošimai, lažybos. Top Sport nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Meistriškumas tai neprarasti improvizacijos. Net jei turi sekti juodu ant balto, sugrok tai naujai. Kūrybiškumas ir geras skonis ne kiekvienam duoti. Todėl geriems tik plojimai, o geriausiems ovacijos. Kaip užstrigusi plokštelė nieko naujo nesugros, taip ir pasikartojantis meistras nepasieks didžiosios scenos. Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai.